Groblėtas jos malonumui. Lauk, dar sportinis vairas turi būti su išnešimu. Seniai, you know it. Wow. Visi darbai tikti pas Artūrą. Shoutoutas Artūrai. Parašykite SMS ar Aggressive Idol yra, nes jeigu nėra Aggressive Idol, tai čia net nėra ką kalbėti. Plai, stanizolkit. Mantelis jau perėjo į tą alkoholizmo stadiją, kur net nespėjo išgerti, jau pildosi. Važiuok. Wow. Šitas podcastas čia yra absoliučiai subjektyvi mūsų nuomonė, mes nesame jokie ekspertai, mes nesame mechanikai, čia realiai visi yra filmuotojai, vienas pardavėjas, kitas neaišku ką veikia, o aš dantis darau. Visiškai neprimkit mūsų jokių nuomonių kaip kažkokio tai švento dalyko, mes tikrai visko apie tas mašinas nežinom, mes tiesiog čia darom tai, ką mes darom savo group chat'e, tai pizdavojamės iš mašinų skelbimų, nukrito pas mane čia ką tik kažkas. Mes pizdavojamės iš mašinų skelbimų, nes toks mūsų yra favorite pastime. Tai prašom komentaruose galite pasakyti, kur mes buvom neteisūs, kuri audinė yra cinkuota iš gamyklos, kuri necinkuota, nu kaip ir visą laiką. Seniai čia nežinai, šitas iš tikrųjų vienas variantas, jumliot. Už tai yra pakelka. Ja, ačiū jums, ačiū visiems, kurie žiūrit. Labai smagu daryti. Jeigu galėtume, tai kas savaitę darytume, bet neįmanoma tai yra. Tai... Jo, nežiūrėkit šito, jeigu esat nepilnametis ir jums negalima nuo 18 metų. Aš dabar žiūriu skelbimus, kurie Eidvilas man atsiuntė į Chrysleris Voyageris. Komentaras vienas žodis tvarkingas parašyta. Ir blėt fotkės, tai kaip močiutė fotkinas, visos fotkės susilieja. Seniai, pirštas ant kameros kažkur. Būtent. Aš šiandien mačiau vieną mašiną, kur komentaras vienas žodis neskendęs. Tai gali žinot, kad skendus tikrai ne. Aš galiu pasakyti, čia irgi kiek žiūrėjau skelbimų, tai nemažai buvo tiesiog komentarai, techo nėra ir nebus, blėt. Užtikrintai. Rami galva. Tai čia kaip džiugo Mitsubishi. Tai ką, žinau, pradedam jaučiu, ne, aš galiu pristatyti gal temą, Eidvilas pristatys. Jo, tai plojam. Jo. Jau plojam. Plojam, tai jau aš suploju pirmai. Ai. Žodžiu, sveiki gyvi, iš tą kamerą, sveiki gyvi žiūrovai, mes čia šiemet jau antrą kartą darom, tai nedažnai, bet kaip matot, šiandien turim milžinišką sąstatą, turim net 6 mus, tai yra žiauriai gerai ir turim labai įdomią temą, dėl kurios, nežinau, ginčijomis ir daug kartų keitėm, nu gerai, aš keičiau tenai, nes visi dūchino ir čia pizdavojosi iš manęs, kad cringe yra nesąmoninga tema per plati ir labai sunku apibrėžti, nes vienam gali būti cringe, kitam gali būti ne cringe, tai biškai supaprastinom temą ir šiandien pasirinkom įdomius automobilius, tai visi turėjom tokias potemes mažesnės, ten yra kas ten offroado, sprinto, drifto ir panašiai, tai visi pasirinkom po porą maždaug skelbimukų, pereisim tikrai po vieną, priklausomai nuo laiko, ar pereisim po du, neaišku, ir bandysim įvertinti, ar tai yra funny, ar visai čia normali mašina ir nichuoje nesuprato niekas temos. Tai va, tai žodžiu, funny tai gali būti tiesiog kas, juokingi lipdukai, juokingi nesąmonės, juokingas aprašymas, fotkių nemoka padaryti žmogus, ar dar kažkas, arba modai nesąmoningi mašinai pridaryti, tai va. Tokia trumpa tema, nežinau, ar čia buvo aišku ar ne, bet manau suprasite eigoj, kas žiūrėsit. Tai va, o dabar perdodu žodį Eidvilui, jis yra pasiruošęs mus šiandien pristatyti visus. Taip, labas vakaras, mielieji ir galbūt ir mielųjų yra. Abejoju, bet mažu. Taip, tai pradėsiu nuo kolegos, kuris man yra viršui kairėje. Tai yra gražių šypsenų gamybos ir blogų genų pasiekmių naikinimo burnoje vyriausias specialistas Mindaugas. Toliau turim generalinį drifto atašė Lietuvoje prie Susisiekimo ministerijos Vaišvydoje ir Kinijos siųstą agentą Mantvydą, kurio kamera užstrigo ir jis turbūt dingo iš mūsų eterio. Tik pradėjom. Tik pradėjom ir jisai pradingo. Sakiau, kad kročiai čistai agentas Kinijos. Tai va, tai dabar nežinau, palaukiam jo, ar tęsim toliau, kolegos? Palaukiam. Jaučiu, kai sakys, pezėtas internetas.
Nes seniai, žinai, kas yra. Pezė. Tipo, Baltijos jūrų į kinų laivas nukirpo kabelį, pas Mantvijo prūdė kaimynas pripisa su dinamitu, kai žvejoja. Oi, tu nahui, kas čia buvo, blėt? Kur aš sakiau, nemestos dugninės, blėt. Su dugninė kabelį intikas supis. O, grįžo. Ir fotoaparatas. Net nespėjom pradėti ir jau Welcome back. Labas. Ačiū, kad praleido. supisai intro. Nu, gaidi. Čia ne mums sunkiau, čia tau sunkiau montuot bus. Va, už šitą pydarę, tai tu dabar pasigailėsi. Nu, davai. Tai va, tai nežinau, man vidai girdėjai savo intro. Negirdėjau. Negirdėjai. Nu tai gerai. Tai šiaip galim katinti nuo čia ir pradedu tiesiog nuo nulio. Tai gražių šypsenų gamybos ir blogų genų pasiekmių naikinimo burnoje vyriausias specialistas Mindaugas. Sveiki atvykę. Įlėkė į eterį. Toliau, generalinis drifto atašė Lietuvoje prie susisiekimo ministerijos Vaišvydavoje ir Kinijos siųstas agentas Mantvydas. Sveiki. Toliau turime autizmo penetracijos specialusis įgaliotinis Lietuvoje Džiugas. Labas. Labas. Toliau turim specialių poreikių, depresijos, blogų variklių ir šiaip abejotinių gyvenimo sprendimų majorą leitenantą Mantą. Sveiki. Ir tėviškų bairių evangelistą Mietų gadinimo CEO Vilių. Ir aš jūsų gerbiamas Eidvilas. Sveiki. Malonu. Niekuoje negerbiamas. Žinau. Apgailėtinas gal labiau. Nu labai ačiū, labai geras pristatymas. Tikrai pasistengė. Super. Pirmą kartą kažkuris iš mūsų ruošėsi pristatyti žmonės. jau yra gerai. Nei 3 metai nepraėjau. Tai galim sakyti, kad įpisom ką tik proto pemzą, ar ne? Mažąją protopemzą. O koks būtų, atsiprašau, koks būtų proto pemzos podcast'o pavadinimas, bet tokio tipo tik su mašinom? Tipo... Karterio pemza? Karterio silikonas, kuris užkemša padavimą. Ir galėtum podcast'as taip pabaigti frazę vaikai nepamirškit išsiplaut dušo. Gerai, super. Nu ką? Zažigajam? Nu gerai. Tai pradedam? Kas nori pradėti? Kas nori atidaryti? Tai gal Kinijos agentas... Mantelis, davai Mantelis. Ai, naujoką. Pirmas svečias mūsų jau naujoką. Gerai, galim pradėti nuo... La, tai man reikia dabar... Šį rinkį ekraną. O aš nebuvau pasiruošęs. That's what she says. Per tą laiką galiu tokį tėvišką bairį eterį pašaut. Nu. Tai davai. Bachūra, žinai, sako, tipo panai, blemba, jeigu būtum aš būčiau ne taip skubėjęs, jeigu būtum pasakius, kad tu nekalta. Sako, jeigu tu nebūtum taip skubėjęs, tai aš būčiau spėjus pėtkelnes nusim. Tu na. Sako, dar kas nors anekdotus dabar šiais laikais. Jo. Kaip matai? Jeigu nori parizinti tą panikę, tai sakai anekdotus. Mano tėvukas, kai darbą rytais... Parizinti. Gerai, galiu pradėti, man atrodo. Nu ką, važiuojam. Tai, I think I can. Aš turėjau kokią ten ekonomiškos mašinos, man atrodo. Tai su jom sunku buvo kažką keistesnio rast. Tai aš tiesiog pasirinkau tokį variantą, kur, nu blemba, visų galų meistras, tai jinai tiesiog šiaip tokia įdomesnė. Tai ir aš manau, kad jinai bus geresnis variantas negu visos Džiugo esamos mašinos. Čia toks daug promising. Čia bet kas variantas yra geresnis negu mano... Kadangi Džiugas ką tik nusipirko per 2 dienas 2 mašinas, tai man atrodo, kad viso podcast'o esmė ir bus tiesiog stumti ir geresnės suras, negu jisai, kad nusipirko. Taigi. Galėsim, mato po kiekvieno pristatymo galėsim pasakyti, ar geresnė negu Džiugo, ar negeresnė. Turim Vertinimo skalė. 2000 metų su techu metam. Tai čia jau didelė pliusai. Vienas iš didžiausių pliusų - dujos, ekonomiška, 2 liukai,
Nu ir daugiau viskas, daugiau nieko kaip ir nereikia. Taigi, tai yra 4 varomų Scenikas. Nice, nice. Wow. 4 varomų stogo ragai, 2 liukai, baltas sportinis spidakas. Vairas. Vairas. Taksioro vairas. Oh my god. Čia vat matom 2 stogo. Duliukai, bet jie tie senoviški duliukai, žinau, kad sak panoraminis. Čia yra luxury. stogas. Net tik Čia būtų tie parašyta senoviški- panorama. Jesus. O dieve. Čia 2 panoramos realiai. Bet vetravykai, žiūrėk, yra. Jo, Net ta prasme, ir ne. full Ledai priekį. Jo, Stogai čia dideli. Originalūs vetravykai čia dideli didžiausias. stogai. Čia kažkokie penderiai, čia Jo, jo. kaip all-roadas. Čia originaliai, kažkoks. jo, jisai kaip Allroadas, bet aš noriu pasakyti, Mantvy čia vetravykai didžiausias pliusas, žinai, O, keiščiausias atsarginis dalykas. ratas. Zapaskė Jo. atsidaro bagažinė, čia man atrodo į šoną, jei neklystu. Būtų prikolas, jeigu ten būtų dujų bakas. Gaila, bet šitos nuotraukos ir nėra. Bet vienas iš tokių ekonomiškų variantų, kuris, manau, džiugo visas mašinas turėtų pastatyti į pavėsį. Tai ko aš ieškojau. Realiai, Bet neradai. Blet, 1,5 ir, ta prasme, džiugai, kiek už Chryslerį mokėjai? 2, ne, 3 man atrodo mokėjau, 3. ir ten nėra nei vieno liuko, čia yra 2 liukai. Tu galėjai 2 Scenikus turėti. Jesus Christ. Renault dar neturėjęs. Įsivaizduok, kiek Metam kitą defo. tokiam sudėjus. Seniai, čia Rimta būtų. Čia nieko, čia toks media car būtų. Dar langas galinis atsidaro. Pažiūrėkit į kablių ilgį. Tai nes zapaskė žiūrėk kokio ilgio seneliumbai. Čia, kai į šitą atsitrenktum, tai tau ne radiatorių pradurtų, tau motorą pradurtų šitas kablys. Salonė išlenda į koją, atsimuša iš karto. Šiaip, žiauriai prikolas, yra youtuberiai vieni, ten anglai, tie Top Dead Center, tai jie su tokiu off-road challenge darė, tai visai važiavė tą mašiną. Su šitu Sceniku? Jo, su tokiu RX4 Sceniku darė. Aš net nežinau, Pala, tokie kiek egzistuoja. jis kilovatų? Jis... Bet šiaip salonas tvarkingas atrodo. Tiesiog kilovatų. Kažkodėl. 103 kilovatų. Ai, nu, jo. Nu, taip. It's Normaliai. okay. Normaliai, jo, tokiam tai per akis. Aš tai net Super. norėčiau slaptai jo. Varom pažiūrėti rytoj. O, kuris Jurbarkas. Tai Ne, tai per toli. Nu, yra tik vienas dalykas, kad tai yra Renault. Ir Jo, Renault tai va čia tas, turi vat, savo Nu, tų čia jau reikia sudedamų panetkes apeit. Panetkių, jo. su prancūzų elektro. nemėgimas toks biškiai yra tas faktorius, bet kai Bet privalumas visą laiką gali palaižyti centrą vairo ir žiūrėk mašiną gal užsikurs pati. ne, ten gražiai paglostė. Eidvilas klionkę turės, tai žino. Išbandyta taktika. Veikia. O jeigu pakuteni centrą, bet nepalaižai, irgi taip pat veikia, ar ne? Skysčius Čiaudyt pradeda pradeda. leist. Užsiraznosim gali. Skysčius Čia leidžia ir vairo taip. užvalkalas uždėtas kažkoks, ar ne? Jo, įeina į Atrodo, kad- komplektaciją. Ant vairo jau Žinai, uždėtas originalas. kandonas. Jo, eina. Bet čia toks grublėtas, toks netradicinis, kaip būna, tai tokie lygus, Tai tipo, seni, toks jau... čia Grublėtas gripui. jos malonumui. Čia... Dar priartink Ričegą. O Kas yra čia ten, nuo to palėtintojai pastatytas, kas ten? kokie? Ne, Ne, ten ten padelis padėkliukas tas, kur kažkoks. lipnus telefui pasidėti. Ten jau Non-slippery. planšetai. O čia dar laidai kažkokie. Zaibys, ką žinau. Aha. Let barui padaryta. Tai gal... Na, gal jo, bet gal gal- baras buvęs. O jeigu apsiverti ir tau reikia stogo, tai jau čia bet kurią pusę gali dėti. Bet ir antena kokia ilga. Čia visas offroado paketas. Jo, akumas aišku matosi išimtas jau. Tai akumą savo atsivežti reikia spėjai. Ne, tai čia ledom tik tai šitas. Atskiras. Raktelis spynoja įkištas, nes centrinio nėra jaučiu. Čia gali būti ne raktelis, o kortelė. Ai, nu Ne, jo, tai jau kad- 2000 vis tiek. Nu, pas Renault buvo kortelės, vienam ten metu kažkurio. Tokios Ne, kortelės kad Jack yra. spynoja raktelis įkištas. A, jo, čia paprasta. Tai gal kortelė, ai, nu nežinau, aš labai mažai patirties su prancūzais turiu, tai
Bletas Kas Vietravikas, turi man ten patirties? vairuotojo durų, tai belekai pramuša, ta prasme, jis eina iš žemynį iki pat apačios Jo, iki jo. durų. Jo. Į apačią tiesiai. Nematęs dar taip. Nes gali būti, kad langas atsidaro ne tik kad viršus pirmiausia, bet jis visas pradeda važiuoti ir šonus. Bet pala, ir keleivio visą, fotkę ne? parodyk. Tai forkė jo, Jo, bet jo, ir pas Ford. langas. Bet šiaip Keleivio mažas duris tas langas parodyk. priekinis, labai. Ką aš žinau, aš taip, pavyzdžiui, neturiu ką čia heitinti, šiaip visai... Čia, sakau, čia geras, ekonomiškas, all year čia- round. Keleivio durų Vietravikas tai kitoks. Tai jo. Ai, Tai pala. prasme, iš šono. Keleivių pusę. Paspekuliuojam, atsuk dar. kiek jisai gali ryti dujų. 2 litrais 4 varomas su dujaku, kiek gali Jo. ryti. 14, Kokį- 13. 14-15, manau. Manau, 15 nesieks. Įdomu dar, ar kvatravykas normalus, ar ten haldeksinis. Ne, koks, čia bus nes- turbūt, kur visą laiką veikia. Na. Nemačiau nei Rečiago antro nieko. Tai dar geriau. Mažiau nesąmonių visokių. Jisai vis tiek, turėtų Kaunas, Vilnius, Kaunas, nežinau, max 20 eurų, bet čia jau max. Čia su techninė pagalba kelyje. Assuming, kad pavyks. Aš tai neturiu čia ką heitinti, čia apie 5 minučių, kad kažkas nusipirktų iš mūsų jį. Džiugu. Nu, tai tikrai ne aš. Varom. Nu, tai. Džiugai. Geras. Davai balsavimą Aš noriu darom. trečios Aš mašinos. kažkodėl įsivaizduoju, kad Mantis nusipirk galėtų. Nes jis prancūzų turėjęs. Jau, plėt. Jau kaip aš renu nepirkčiau, taip, ne. Tai mes balsavimą ar subalsuojam? Nu jo, Aš esu padarom balsavimą. Citroeną turėjęs vieną kartą. Su sankabos defektu nusipirkau, parsitempiau į kiemą ir pardaviau sekančią dieną. Tiesiog. Va tiek patirties turiu. Balsuojam. Davai. Nu tai Padaryk nematau. balsavimą. Va, atsirado. Atsidaryk balsuoju už mantelį normalią balsavimo. Nežinau, ar pas tave rodys. Ai, pa. Tik jaučiu, man neleis balsuoti. Ai, tau pačiam neleidžia balsuoti? Nežinau, tu Aš prabalsavau jau. Man rašo sent. Aš irgi. Būtų gerai mantelį, kad tu nebalsuotum. Ai, aš Tik rezultatų prabalsavau. nerodo. Nes čia labai normali mašina. Tu atsidaryk ant to ekrano, kad matytųsi, nes aš šitą rekordinu ekraną, kur tavo širinu. Ai, galiu aš atsidaryti irgi per link. Šiaip aš... Pofik, 2 žvaigždutės duočiau. Jo, kažkokie rezultatai. Nėra, kad labai normali mašina tokia, su tokia, ką žinau, deilinti. Nerodo rezultatų. Nerodo rezultatų? Pala. Ne. Pusantros štukės. Kaip? Metam techas. Didelė, patogi. Dabar turėtų rodyti. O, dabar Opa. rodo. O, Mantelį varom pažiūrėti. Aš tai už. Nes prikolas tokia turėt. Netoks prikolas kaip tas Mersas. Brabuso busas. nu bet Gerai, būtų važiuojam toliau? paturėjęs tikrai retą mašiną. Tikrai, retoką. Aš esu, man atrodo, geltoną tokį matęs, tai iš tikro gerai atrodo. Brabusas ar tu apie Seniką dar? Senikas, aišku. Senikas jo. Labai gerai. Nu, važiuojam toliau. Važiuojam, opa. Kas kitas? Nežinau. Galiu aš Kas pasavanoriauti, jeigu norit. Davai. Davai. Davai, pala. Didinam autizmo lygį. Nuo normalių pereinam prie... Jungiam penktą Hardcore pavarą. iš karto. Teterere. Jau matau, kad jo... O, kažkas rezervavo, blėt. Veiktų, na. Reiškia gera mašina. Jo, tai va, tai žodžiu, mano tema buvo laiko puolimas, arba angliškai time attack. Tai paieškojus kelių variantų, radau tokį, sakysim, įdomų, dar kainos nerodau, nes tada pasidarys dar įdomiau. Taigi taip, galim praeiti truputėlį per fotkės, susipažinti su šito modeliuku. Turim 94 metų Honda Civic 5. Klasikinius ratus, kuriuos turbūt matė esam ant visų įmanomų mašinų, skaitant ir mano Miatos turėtos. Kas ten padaryta, ten bareliai raudonai nudažyti, aš nelabai suprantu. Špikių šonai. Čia Ai, Diamond špikų setas. šonai. Va. Wow.
Diamond Cut. Ta Buvo, prasme, mada tokia. ant šiam eurų vertės ratų dėti, nežinau, 100 eurų vertės dažymą. O. Puikia investicija, mano nuomonė. Aš turbūt pertrauksiu tą Pats daž. mindę, kur tavo sparneliai? Tam kambarį. Atšals mindė. Ne, viskas gerai. Davai. Tai va, tęsant, norėčiau atkreipti dėmesį į šitas labai meniškas fotkės, bet atkreipti dėmesį į tam tikrus kėbulo aspektus. Šitoj nuotraukoje viskas kaip ir gan okei, bet lendam arčiau ir matom, kad truputėlį po dažymo tos arkos jau nebėra tokios, kokios buvo, vadinkim taip. Gali nėra, kad dar kaip ir. Stikerių kiek. Stikerių labai daug. Tie ratai tokie, bet šiaip sakysim, N1 bakas, seni. Tai aišku. Kaip bejo. Ir Koks ten užrašyta ant rėmelio? Ghost. O tai aišku. Ir tai pero ženkliukas, matau, su raudonu fonu. O taip. Nice. Nu, dar sportinis vairas turi būti su išnešimu. Liukas ir Seniai, yra. you know it. Ką sakiau? Čia jo. Ir čia Čia yra jo. Garantuoju, Čia- kad groja Suicide Boys, tipo, magija. Suicide Boys tikrai 100%. Ir vietoj, čia šitoj fotkiai nesimato, bet vietoj spidometro, kur greitį rodo, tai fotkė X panos įdėta. Ir lipdukas ant Remember šono, why you're tipo... doing it for. Čia tie modai, tie apsivimai, tai yra toks dalykas, kurį aš norėjau daryti prieš 10 metų. Jo, aš taip pat ir galvoju, kad čia realiai modinta turbūt čiuvelio, kuris iki 25 turbūt max. Čia Meksikos šitos mirusiųjų dienos tematika. Jo. Ja. Ir aišku, vienas modas, tai sakysim toks, kur sakyčiau, kad visai gal kaip ir okei, tai sėdynės. Nes čia preliudo 4, man atrodo, kurio ten yra. Tai visai cool šitie lapšiai. Bet pagrindiniai niuansai. Prieisim prie aprašymo, vyrai, ten bus... Čia tiek darbo yra šitus dalykus padaryti. Tai čia jaučio kaina ir bus tik tai ratų dažymų ir šitų apsivimų. Ir bus kokios 3-4 tūkstančiai. Činčionginis Galim pabandyti atspėti kainą prieš jam atskleidžiant. Rida 256 tūkstančiai, bet įtariu buvo turbūt kokiais, nežinau, 28. Geriausiu atveju. O koks čia variklis pas? D16, aišku. Spoon engine. Spoon. Čia magija, JVC, visą takoja, kaip priklauso. Liukas turbūt, kaip matom, veikiantis, bet lygina turbūt 100%. Net galinė palangė su kaukoliukais. Įdomu, kiek vargo, kad apsiūtų taip iš šitą galas, galinį stiklą tenais. Aš manau, kad pats tikrai nesiuvo, tiesiog Pats kažkam darė, davė. Engine bei švarus, tvarkingas. Ei, šiaip čia bendrai visai paėmus. neblogai, čia žiūrėk aliuminis radiatorius. Jo, bet kai tu ant atmosferinio variklio, kuris važinėja gatvė, dė tokį radį, kad čia yra... Ne, čia į Afriką be antifrizo galima su juo važiuoti, bet šiaip įjung dar variklio skyrių, šiaip Kobros intake, ne, matau kainą. Va. Truputėlį. O kur turbo tada? Ta kaina pamačius. Čia atmosferinis. Realiai, modai tai yra tiesiog, kad silikonui užpūstas airboxas, nudažytas valve coveris, silikonai mėlyni uždėti, radikas toras, va. Ja. Bet, Radikas vienintelis normalus dalykas. jo, padarytas. bet dabar pasakykit, kokį dažniausią variklio modą daro hondistai. Tai intake'as pirmiausia, dažniausiai man Intake'as. atrodo. Nu, apart to, Cobra, coverį. giliau žiūrint biškį. Pasufleruosiu, jie mėgsta Lego daryti. Ai, čia bus galva nuo vieno, blokas nuo kito. Jo, klasikėlė. Žodžiu, Mhm. motoras 1,5, kaina 3,5, Diamond Boy. Ir turim aprašymą, kuris labiau primena, nežinau, rašinėlį mokykloje, o ne skelbimo aprašymą. O, blemba. įsipilam, vyrai, įsipilam. Čia GPT reikia, kad santrauką Nu, padarytų. Eidvilai, sėkmės tau skaitant. Aš net atsidarysiu kitą, nes čia jaučiu, kad pritrūksim. Jeptojo, Jėzau Marija, aš bandau įskaityti. Nutikus gyvenimui, senė, koks tau Jo, čia gyvenimas turėjo pradžioj- nuveikti. Sak mašinas normalios reikia turbūt. Palauk, koksai miestas? Vilnius, aišku. Tikiuosi ne Marijampolė.
Va šitos va galiu šukuosenos atspėti istoriją. miestas. Čia parduoda Hektoras, nes reiks sėsti į kalėjimą. Nes DVD playerių biški bandė iš fūrų vogti, bet suprato, kad fūros nepavėja. Aš Ryžas ar aš miesto nematau? Vilnius. Vilnius. Kur, bet nematau, aš prie autogidą Menininkų nepratęs. Telefono numerį. Seniai, pagal fotkės matosi, kad Vilnius. Nu, bet kita vertus Techas 2 metam. Realiai. Aš Na gerai, žodžiu. 22 mėnesių. Važiuojam. Nutikus gyvenimu parduodu 5 kartos kupė Honda Civic. Nebloga komplektacija, jei nepilna, tai ar pilna ar nepilna. Elektriniai veidrodėliai, elektrinis stoglangis, veikiantis kondicionierius, pilnai užpildytas šią vasarą. O, prieš rūkai ir taip toliau. Pizda. Salonas Persiūtas įdomesniu stiliumi, šiuo metu uždėtas originalus vairas, raudoną pasilieku dėl sentimentų. Čia pliusas, čia originalus vairas, tai čia pliusas šitai mašinai yra. Įdomu, jeigu aš skelbimą prašyčiau, kad pasilieku akumą dėl sentimentų, čia okei būtų ar nelabai? Jo, būtų okei. Čia paprastas QMS vairas, jis 100 eurų kainuoja. Būtent Nu, sėdynės iš ketvirtos, bet tu kadangi paminėjai 100 eurų, tai skaitant toliau tekstą suprasi, kad tampa tai aktualu. Sėdynės iš 4 kartos Preludo. Audio sistema taip pat perdaryta, įdėta retro JVC magnetola, seni. Retro. Čia jis tai 20 metų rašė. Su delfinais tipo ta, kur būna, nes jei be delfinų tai nevarkia. Ta prasme, mūsų amžiui čia tas JVC tai yra tiesiog jaunystės magija. Retro. 2005. Ne, tai čia retro mašina. 2005 metų vintažinis magelis. Tai va, čia tame ir esmė, va, įsivaizduok, va, aš tokį magelį, tokio tipo, nu, tarsi, per kurią vietą iš čia retro. Jis modernus, ne? Vandin magas. Vat būtent, jis net modernus. It's a magelis. Tai va, nes... Jau su Bluetoothu tai modernus tikrai. Jo, su Bluetoothu tikrai. Įtariu, žmogus, kuris rašė šitą skelbimą, turi brokolio šukuoseną. Galimai. Tai va, tai retro JVC magnetolas su Bluetooth, CD, AUX pravestas ir bass nobas, damn boy, bet subo tai nėra. Priekį stovi Hertz DC DCX, pirkti už 7 eurų, galiniai palangiai JBL pirkti už 120, žiūrėk, Alpin firmos subas su stipriaku, bet jo paties nėra. Nu čia setupas, tai čia hair tricką daryt galima. Aparatūra palieka čia iš viso. Muzikoje daugiau kilovatų. Koks skirtumas, jeigu per N1 bakelį negirdėsi? Nu tai būtent. Ir jo labiau, kad ten garsų izoliacija. Primeskite, jeigu būtų viskas surašęs ir būtų parašęs aparatūrą pasiimu. Taip, toliau. Kuris iš pusės pasukimo, kaip ir priklauso, pečiukas ypatingai gerai šildo. Ta prasme, muy bueno. Keista, nes toks radikas įdėtas, tai kaip tik atvirkščiai turėtų būti. Kondicionierius taip pat veikia puikiai. Iš techninės pusės tai variklių atliktas kapitalinis prieš kiek mažiau nei 2 metus, stumuoklių žiedai, alkūnio veleno indėklai, visos tarpinės pakeistos naujomis, šlifuota galva. Nu, būtų keistai senos tarpinės dar būtų paliktos. Padarytas mini-mi. Tai yra uždėta D16 Z6 galva. Taip, Vitekas irgi yra. Čipuotas kompas. Sure it is. Čipuotas kompas atmosferikui. Damn boy. Visi darbai atlikti pas Artūrą. Šiautautas Artūrui. Seniai, čia BMW bendruomenė, ką tu nežinai. SMS-ą. Parašykite SMS ar aggressive idle yra, nes jeigu nėra aggressive idle, tai čia net nėra ką kalbėti. Paskutinis aptarnavimas, tepalų filtrų keitimas, taip mes žinom, kas tai yra aptarnavimas, atliktas prieš 1400 km. Išmetimas 1 mm diametro su rezonatorium originalioj vietoj, galinis bakelis originalus Magla Flow 14835, pirktas naujas už 300, pridėsiu sertifikatą. Labai svarbu, kad kainas nurodo visų dalykų. Ta prasme, Magna Flow tu dėks ar sertifikatą, kiek nori, per 3 metus jisai išdegs. Sportinis storesnis radiatorius iš TurboWorks, 1 mm pirktas naujas 130, Mishimoto žarnos, naujas komplektas kainavo 100 eurų seniai. Blet, už langą 100 eurų. Jisai skelbimą rašė taip, lyg jau dalių kainą žinotų, nes dalim mardys. Buvo nusiteikęs. Už langą 100 eurų. Nu, kadangi jau lapkritis, priekį užmautos spikliuotos padangos, galia mesai.
Kas čia per kombo? Gripintų. Kaip sakant, business in the front, party in the back, žinai. Karačia, belekas, bet. Taip pat vienintelis geras dalykas, kad techas iki 26 spalio. Tai va, turim 2 metus tech. Minusai pagrindė PKB ir kėbulas, visgi ne pirma jaunystė, tačiau tikrai neblogos būklės kaip tokių metų. Visgi servise minėjo. Sure it is. Visgi ne visai tas servisas praėjau turbūt. techą. Jog neprošal pasikeis kai kurias gumas Praėjau važiuoklėje. techą 10 mėnesį, Ten- jau per 2 mėnesius jau reikia keisti važiuoklę ir montuoti. Kai kurias gumas, kad ten toj važiuokliai tos 4 gumos turbūt iš viso ir yra. O taip viskas veikia kaip ir priklauso, pridėsiu nemažai žaislų, keletas jų skirti turbinos įdėjimui, bei kitų dalių, kurios galimai pravers. Kol nėra sniego, automobilis eksploatuojamas kasdien, tad 3D gali kisti. Atsakau tiek į skambučius, tiek į SMS. Ir kaip matom, kažkas jau rezervavo šitą gražuolą. Nice. Pridėsiu nemažai žaislų, tai čia labai galima savaip interpretuoti pacifikius. Metrinį dildo iš abiejų galų. Šitas, man atrodo, tuoj atšauks rezervaciją, kai išeis šitas video. Jeigu dar Arba kabos. įdės naujas savininkas parduoti. Blemba, Civikas už 3,5 gabalo. Karačiai, nupirko Artūras ir įdės už 3,9. Tiesiog su aprašymu tvarkingas. Neskendęs. Blemba, kaip žiauru. Kaip aš žiūrėjau kompaktų iš tikrųjų tokį skelbimą pamačius. Jo, ta prasme. Bet tau kompaktas tiesiog- būtina visur BMW kišti, ne? Ne, palyginant tiesiog, tai čia yra no-brainer. Jeigu mes žiūrime, palauk, kokia čia tema, Time Attackas buvo? Jo. Nu tai Nėra ką lygint. Nemažinu. Ne, bet, tipo, sužeminus ten uždėjus spoilerį klasikinį, nėra bloga mašina, iš valdosi Ne, gerai, bet man tai kaina čia yra nesąmoninga. tas tokia slapta svajonė, žinai, po to pirmo Fast and Furious su neonkiam, su spoileriu juodu, bet blemba, čia labai daug, čia labai Ne- tolimas neadekvati kelias iki- kaina. iki gonkinės mašinos. Taip, Jo, taip, jis- Čia yra Čia yra už tas- pusantro čia yra tas K modelis? mašina. Čia Jo, būtent jo. tas, ne? Iš Jo, Fast jo, and jo, Furious Hektoras kūpai Civikai pirmam parduoda. buvo, jo. Jo, Hektoras čia parduoda. Ne, Jo, ne, palauk, daug- ten gal dėl naujesni to buvo. kaina. Ne, ten naujesni buvo. šitie. Ne. Mm. Šitie. Čia dar USDM blenda pa šitą, tai dar labiau primena Fast and Furious. Mm. Ne, nu, pažiūrėk, kad numeriai kvadratiniai. GDM, USDM blenda. Ai, nu, okay. Kažkaip maniau, kad tas, kur biškiai faras kitos jau gale. Jo, va, Google pasižiūrėjau. Ok, sorry, my bad, nigga. Oi, atsiprašau. Nedarbo. Žinai, bala nematė. Ups, Va, tipo, how did that va, get toks in va. there? Žiūrėkit, aš tada trumpam, kol aš su Eidvilo proga anekdotą trumpą turiu pamastymui. Ar žinot, kas Anekdotų vakarą. kas skiria normalių žmonės? Kas skiria normalių žmonės nuo nenormalių? Ne, viduržemio jūra. Šeimininkas? Šiaip norėjau sakyti rūžavos ausinę su katino ausim, bet jo. Tavo geresnis. Tai va, tai galim prabalsuoti už šitą. Jo, Yeah. paleidžiu balsavimą. Fū, nu jo, čia rimta. Bet turės toks, žinai. Tu, Eidvilai, pajung savo ekraną, nes nesimato balsavimo. Tai plat, tai reikia tą langą paduoti. Jo. Palauk. O, kaip įsidėjo Leo balsavimus. Taip. O, kaip Kaip man. sakant, į vienus vartus, Raketą nupiešėm, vyrai draugiškai. Ar raketa, ar... Hei, Nu, tai 3 surinkai balus. rimta. Mantelis kiek buvo? 1,7 kažkas, ne? Neatsimenu. dabar. Bet čia dabar klausimas, į kurią pusę geriau, ar daugiau, ar mažiau. Tai tema buvo išsirinko įdomesnė mašina, tai 5 balai tai jau bus very funny, nu jau zaibys, tipo. Nu tai Tai trejatų galima. maksimumą renkam. Visai neblogai. Šiam jo 3. Cool. Tai va, aš gal siūlyčiau greitą perkūro pertraukėlę pasidaryti. Taip, tai mano tema buvo off-road. Radau daug įdomių labai mašinų. Šiaip radau stebėtinai daug tiesiog normalių ir tokių visai fainų mašinų. Bet stengiausi ras kažkokį autizmą, kažkokį tai
nežinau, cringe'ą, tai ką arčiausiai to radau, rodau jums dabar. Mes dar neprabalsavom, ar paskutinis skelbimas buvo geresnis už džiugo mašiną. Galit balsuoti, aš dar nerodau vaizdą. Mes jau matom. Mes jau Ai. matom. Pofik. Nu, tai Rodyk. Tiesiog. Geras. Kur galinį arką? Nebuvo Aš komplektacijos. šito Legose mačiau skelbimą Facebook'e, tai ten labai geras buvo parašyta, kad nerašinėkit nesąmonę. Hello, Nekomentuokit nesąmonę. Seniai. Šnorkelis, LED baras. Šnorkelis yra. Jo. Buferiai ratai perkrauti. Ratai tai tiesiog yra nuimti nuo kolūkio priekabos. Jeigu žinote, apie ką kalbu. Arklio traukiamos tokie vežimai kolūkio ir grinai nuimti nuo to ratai. Taip. Tu čia blogiausia, ką esu matęs. Man neleidžia Jesus. zoominti. Tu neprizuminsi, nes tu mobilų atsidaręs puslapį. Jo, durnelį tu. Palauk, kaip pasidaryti normalų? M raidai. Viršui ant nuorodos paspausk. Kur? Jis per maką. Nu tai ten, kur autoplius LT parašyta debilė tu. Ką tu kurva darai, ai? Eina jis nahui. Dabar nukopink šitą linką ir į Google paieškai. O. Gerai. Nu, Typical Mac user. Numeris, blėt. Va. Bele kas čia, nu. O, šventas cinamonė. Ten pleistras užklijuotas. Jo, panašu į pleistrą. Kažkas. Ai, ne, ten. Ten buferis man atrodo- buvo prisuktas. Ai, čia yra. Čia tas stogų tvirtinimui. Jo, kur speakerius būna durysas, štai irgi tvirtina. Jo. Gerai, einam toliau. Jo. Wow. Kiek špakliaus. Čia yra, jo. Jis solkę paklijuoda. Šiaip geros žieminės padangos atrodo visai. Jo, bet jau čia gamyba kokį 2/4. Taip, Pliusas, kad nenusidėvėjęs. Senelizai. Kablys yra. Tu pažiūrėk, dujų užpilimas, kaip padarytas. Jo. Eik, tu na. Eina Žiauru. šargutė. Eina Čia ne- hardlinas. Kaip Dujų tai- užkabinimas čia. Wow. Blemba, Wow. jis jaučiu pajungia dujas į priekabą. Šiaip snorkelis dar saliginai profesionaliai apart. Nesupuvęs. Pla, jis ten įzolkė finio. Jo. Sako, ko tu tikėjais? Eina, na. Sandarumas, sen. Iš pradžių bandė čia skylę snorkeliui padaryti, po to, sako, blebiškai. Apšikta Dar dar. apšiktas. Ok. Jo. O, čia. Wow. Metalinė variklio apsauga, bičiuli. Važiuoja Man numerį. įdomu, kur jisai važiavęs buvo. Kur jisai buvo Kiek važiavęs. samarėsų. Kiek samarėsų. Čia net nesamarėzai, čia kniedės, seniai. 1, 2, 3, 4, 7. Net nelyginis skaičius, ble. Čia, tarsi, nieko nėra likę iš tos mašinos. Nieko nėra likę. Visiškai. Eik, tu. Nu, vidus tokio, kaip ir tikėjomės irgi, man atrodo. Jo, dar Man Vadinės įdomu, nepažiūrėk, man jos įdomu, yra. kur jisai važiavęs buvo. Tu, ką jis matęs. Tavo Va, Rūdžių kiek tai žemių. tikrai matęs. toks jausmas, kad tu kilimėlių nesimatys tiesiog per žemę. Bet yra Apple CarPlay. Ir yra... Ir taip tas, pat karočiui, neleis, tiesiog įmestas. Prikūrė Pažiūrėk, kaip jis įmontuotas. Trūksta makroflekso Jo. šonuose, Blemba. Čia va kažkas. kad neiškristų. Čia va kažkas. Ok. Čia irgi apšiktai, bet iš vidaus. Paukštis ir vidui pabuvo. Manau, kad tiesiog aptemta. Ten prikurkė tiesiog kabo irgi. Taip pačiai Jo. kaip dujų užpilim. Yeah. Man Alaus keista, kamštelis, kad tam centriniam bardačiokė negu išvirkštas toksai tiesiog, taip, nes aš taip tikėčiau. Tai nežinai, tu nuvažiuot reikia pasižiūrėti.
Ok, variklis čia, it's an engine, apie apsišykęs. Jo, bet tai palauk, kaip jisai fotkino, blėt, invertintai. Jo, nežinau. Va, Atsistojęs ant variklio jaučiu buvo. snorkelis va padarytas, prašau. Wow. Šiaip pas Džiugą su Barikė labai panašiai skylė buvo. Jo. Yeah. Bet Nu va, akumas yra. Bet klausimas, ar neišsims, nes pažiūrėk, koks švarus. Per gerai atrodo tas akumas šitam kontekste. Akumas tai per naujas. Mėgėjas išsijimt nakčiai. Tai va, nu tai toks va variantas jo off-road kategorija. Kaina 700 eurų. Šiaip Įsiminė. viską sudėjus, tai galimai geresnis variantas nei Džiugo Mitsubishi. Mitsubishis, ne. Jo, palauk, kaip Įsiminė- technikinio klausimas. Įsiminė 7.2 lankytojai. Technikinis dar galioja iki 25.4, tai dar... Kaip kaip jisai per 23 Piteris. balandį atrodė, kad techą Nežinau, praėjo? labai įdomu ir man. 3.7 tipo rida, gali būt, gali nebūt, čia koks skirtumas. Visi varantis, mechankė ir SDK yra. Automobilis kūrės ir važiuoja abiem kurais, paruošta off-roadui. Uždėta metalinė apsauga po varikliu, oro paėmimas išvestas į viršų, yra palėtintojas, LED baras veikia, yra Androidas. Benzinas dujos, tek apžiūra iki 03.06, tai ne iki 04, kaip čia rašo. Gaidys, Nu, čia- kaip jis nori. O čia tas vienas mėnesis su tokia mašina, tai labai daug reiškia. Ir po paros išleidžia orą iš vieno rato. Kaunas, Best. Lietuva. Kaunas. Jau. Kaune. Varom Yep. pažiūrėti. Ne, nes tave pagrobs. Bet jo, čia vat, nu, tokia mašina, vat ką aš žinau. Žinau, ką turiu. Wow. Žinau, ką turiu. Wow. Matosi, kad Mersų fanas, nes vienas busikas stovi prieki, va šitas, ir tada paeinam. Ir Dar vienas tada sidabrinis. Dar vienas stovi ir dar ant gatvės printeris. Tai variklio apsauga čia va ta, nu žodžiu. Kas čia Bent jau parašyta? kaina net 2 štukus. Na jo, Bet žiūrėk, padanga išleidžia oro, bet padangų dar lyšnų stovi. jo. Bet čia, nu, rimta čia, visur. Ai, Audi! Audis. What the fuck, Eik, man? tu savo geras. Nemačiau prieš tai. Audis lenkščiai. Babloškiai, pažiūrėk. Šiaip kokį- net Jaučiu, dujas, man koją atrodo, kreivai duris stovi daro. atidarytos. Jis koja duris tai daro stopudovai. Jo, nes. Bet čia yra turbūt pats pigiausias būdas turėti mašiną be durų rėmų karočią, kad langas būtų. Ir iš to privalumų jokių. Jokių, ja. Vanduo bėgs į vidų. Tai va, tai žodžiu, mano toksai, tai galim balsuoti. Galit jūs tiksliau balsuoti, aš nebalsuoju, ne? Ar balsuoju? Nice. Palauk, aš dar neištryniau nuo balsų. Tuoj. Turėtų nusiresetinti. Nu, galim prabalsuoti. Čia kaip ir vieni vartai. Bet, Kas ketvirtą? Kas keturis davė? Vilius. Ble, šiaip nutiko. Ne, aš daviau ketvirtą, nes vis tiek geriau negu Mitsas. Aš galvoju, kad irgi dar ne dugnas. Nes nėra Gali daug. būt žiauriau. Nu, kol kas aš matau, kad esu priekyje, tai slinkiu pasitempti. 4-7. Gerai, ačiū, išjungiu Nu, prezentaciją. Tikiuosi jums patiko. Variantą radai. Tikiuosi jums patiko. Tas buvo, kaip paskutinė minutė rastas, tai geras. Ja. Labai geras triperis tikrai. Aš jaučiu su driftu dabar. Nu, davai, varyk. Blemba Family Car, aš turiu 6 stabus atsidaręs. Ir tiesiog nežinau, kurį pasirinkti. Soreris. Na. Čia kur Ai, sakiau, nu, kad, nu, nu, čia, kur nu. sakiau, kad Oi, pakėlė ne- autopliusas netyčia. skelbimo. Čia toks tarp kitko turiu sorerį parduoti. Ne tą ekraną įjungiau, sorry. 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 Va, turim. Nu, na. Raudoną gražuolį. 7, kai už šitą šūdo gabalą. Žinai, kiek jam 6 išeitų? Be veidrodžių. Be veidrodžių ir be priekių.
Taip, galima. Bet su žiūrėt barbeto pradžiai. ratais. Nu tai ratai netilpo, tai perdarė. 1.8 negaliu heitint. Tas 1.8 kažkada buvo, dabar tai nevažiuoju. Nes bus viskas supuvę, su stiklo pluoštu skliūta, lygiai tas pats buvo su arkom kažkada. Ir vairavo atboj, tai matom stiklo pluoštas neatlaikė. Taip va. Ei. O, Yeah. Šiaip apart, taip. Holy shit. Ne, Fenderiai met bet tai pala, Yra matėjai ant arkos kiek špakliaus? tokie. Tai Šiaip Fenderiai būtų pluoštiniai gal. tvarkinga, tai. Ne, matosi metalas ir špaklis ant Ne. viršaus. Metalas, metalas. Yeah. Yeah. Nu, tipo. Ir svarbiausia, kad su Pagal šitais tai- ratais jisai jų net Pagal tiek, kiek nenuvelia. dabar Lietuvoj. Dabar japoniškų Mazda mašinų bus fanatai parašykit komentaruose, už ką čia tiek mokėt. Čia nežinau, ką turiu. Ne, čia parašys, kad čia kaip tik viena kaina. Čia realiai jau greitoji. Ar tu matei modus? Ten move right lipdukas, ne? Jo, Ant stiklo. Jo, ten move right, kad tavo veidrodėlį. Jo. Tavo, kad veidrodėlį žiūrint, jo, veidrodinis atspindys ir tam bus skaitai move right. Stiklas, tas stogas suplyšęs. Gerai, vėliau prašau, jung saloną jos. Nes salone ten daugiau įdomumų yra. Vidų. Interjerą. Ar išėmė fotkės, nes pamoina pasidarė. man klausimas yra, ar Tom Stone'as kilęs. Nes čia matau prefeisas dar. Pirmiausia dalykas. Kaip Būdys. lagina. Žiauriai lagina. Labai lagina. Jo, dabar. jo. Man irgi žiauriai lagina. Davai, Kas- vėliau, kas- neskubėk. Kas per yra fotkes eit. su suvalkiečiais ir Lievo internetu? Taupo. Blemba, pas mane 500 Megabitų gal. AliExpressinių negu. megabitų, taip. Megų čia. Limitas tipo Intero toks. 500 Mano megų. kompas 10 metų šitas kompas nejungtas buvo, tai. Pasviliu tas Visko internetas, kur nuo 5 valandos nemokamas. Kur nuo 5 Labas naktis. valandos leidžia CS įsijungti. Zebra. Jo, internet. yra, aš tai žinau šitą skelbimą, tai yra fotkių dar, kur nuleistas stogas ir labai gerai matosi tas style baras ar kas čia. Jeigu užkraus. Tai aišku. O kurva, subas. Kas čia? Kas Tai čia? tą style barą integruotas į style įmontuota. barą. Jo, čia style baras su subu yra. Aš pirmą kartą matau tokį dalyką, atvirai. Jo, Bet ten čia vairuotojo facelifto sėdynė Bet man tai apšikta. nelagina. Jo, čia Jo, feiso ne, sėdynė. Ne, ten Čia tai- išplyšus. Čia feiso sėdynės, jo, išplyš. Ten nudrapalinta taip gerai. Ne, tai šonas, bet pažiūrėkit, tie subė nepajodė. Niekam nebus įdomu, bet 94 buvo perihodo metai, tai buvo kai kas iš feiso, kai kas iš prefeiso sudėta. Iš gamyklos jau. Man šitas. Jo, čia, grinai, Speed Racer. Nu gerai, Man dar šitas, pažiūrim kitą nuotraukėlę. lūpas Oho! Tiek kolonkių. Čia tokį punšą paleidus, tai rūdis pačios išbyra, čia net nereik šveistos mašinos. Bet, Hebra, primeskit pagal visus buferius ir visą kitą, tai jinai kokiais... Jo, kokiais čia šiaip- 2000-aisiais jinai parodinė mašina buvus. Jo. Jinai Olandijoje ant žurnalų viršelių kokių buvo. Su papais. Nes aš nemanau, kad čia Lietuvoje daryta. Čia jinai parvežta. Ne, bus. jinai matos, kad neregistruota dar. Ne. O, Tom Stone'as sveikas čia. McDonald'o. Ne. McDonald's. Vintažinis Savininkas smagelis parduodama, iš- žinai ką pasakė? I have McFucking had it. Magės nukės išluptas. Jesus. Ne, magė Tai nusileidžia. čia nusiima, seni snukis pavogsgi. Jo, čia ekranas suvažiavęs. Ai, nu. Atsilenkia. Ir knopkės tuninginės, žiedai tuninginiai.
tos lempo atidarimo knopkės. Ir jis angliškas Defektai skelbimas. daužtas, seniai. Defektas čia A. kaina, o nedaužimas. Angliškai parašęs, nes žinai, labai tarptautinė International. rinka. Tai. Anti-corrosion coating, blėt, seniai špaklis nėra antikorozinis. No rust. Yeah, right. Dažai, Paint has 3 layers of dažai clear 3 coat. sluoksnių. Kaip Lako. ir turėtų būti. layers. Kaip ir turėtų būti. Karočią, can still be redone to factory look. Are you sure about that? Mhm. Sold as is. Bonnet has Ford Cosworth gills. Nice. Aš Gills. šito dar nežiūrėjom, jau galim pažiūrėti. Yeah. Grills. Gills, nu tai žiaunos tos ant Kas kapoto. yra gils? Grills. Turi Žiaunos. Grills. raidą Gills. pradėti. Gills. Gilfs. Ne, gills parašyta žiaunos. Parašyta gils. Jo, nu taip vadinasi. Stogas. Ai, ne? Jo. Nu, jinai kažkur Vokietijos šitoj vietoj čia atstovai viskas bus. normaliai. Va, kas čia MX5? Pačios blogiausios, negražiausios faros įmanomos. Tuntų kažkoks stikeris dalyvavimo. Nu, jo. Galim iššifruoti ir atrasti. MX5 TID. Nu, Jo. tai va, nu tai toks va dalykas. Toks smūgis buvo, kad net veidrodėlis nulikė. Nu, Reddito detektyvai, let's go. Ne, čia matos, kad dar turbūt, kad nors, nu, galėtų Lietuva būti, bet... Bet tai čia ir fotkė, ble, tokia kaip nelabai Vilnių panašu aplinka. Lemba atspėjau iš Olandijos. Nyderlandai. Ai, pagal tą myto Taip. lipduką, ne? Aš šiaip manau, kad čia forumo yra postas, aš beveik garantuoju, kad kažkur turėtų būtinai. Jinai turi būti kažkur fotkėse internete. Nu tai kol dar kiti... Bet jo, čia pristatinės. nerasim, jo, čia biškai reik laiko. Bet labai cool. Thanks for moving. Ar jinai verta tiek pinigų? Aišku, kad neverta. Nu, nice, bet biški... Aišku, kad ne. Jokiam Jinai jas sveika nebūtų. Kažin ar būtų Ne, verta tiek. sveika, sveika tai būtų verta, žinant dabar. Nu jau, nekelkit kokios kainų, kainos. kai daugiau negu nereikia. Aš jau pardaviau raudoną, tai galiu... Kitą nupirk. Ne, nepirksiu, kitos užtenka, bet... Bet kainos tai, nu... Bet tas, kad, nu, neojamas jau nieko nėra. Kainos yra tokios, kokios yra. Jo. Kainos tokios, kiek kas nors moka. Kiek brokoli headam tėvai pinigų duoda pirmai mašinai. Čia ir yra didžiausia problema. Seni, hella sick, Miata, first car. That was a GDM, steal. bro. Kai Damn. dėsiu Xanės Miatoj. Nu, Dėl toks pipo įdomesnis paklausyt. daiktas. Nu gerai, Tai balsuojam. Balsuojam dabar, tai dar balsavimo postą atidaryk. Ai, balsavimą. Užmink. Tu kol pasakai ir, Ištisai. žinok, jam užtrunka 5 sekundės, bent kol, nu, užregistruot. O, atsiprašau, aš Miatos ieškau. Nu, jo. 3, rimtai? Jo, Jo. galiu argumentuoti, jeigu reikia. Nereikia. Gerai. Gerai. Kaip ir aišku. Jei tu argumentuosi, podcastas taps 2 valandų ilgio. Čia mantelis jau perėjo į tą alkoholizmo stadiją, kur net nespėja išgerti, jau pildosi. Tuoj bus, kročia, pilnas stakanas šonė ir iš butelio. Aš nerandu, čia labai daug postų, žinokit. Dar tik 16 Mes esu mindė man radęs. kokį forumo linką, aš Mindė, pasiknaisiu. sorry to break it to you, bet niekam neįdomu. Man įdomu, įmes man. Aš savo baltos tos Eunoso istoriją atkasęs iki 2002 metų, kai jie tik atvežė į Angliją. Turiu babulę drauguosi Facebook'e, kuri važinėjo ir prisifotkinus su mano Mazda. Geras. Aš tai žinot kokią istoriją apie savo Miatą tik atkasiau, kad turkų, kad kažkur tikrai aikšteliai Vokietijoje stovėjo,
Nes kai ardžiau duris, tai kortelių radau vizitinių turkų, tų, kur parduoda mašinas, blėt, perikūpinių aikštelių. Parašy, gal nupirks atgal. Kalbant apie alkoholį ir nealkoholį, gal galit paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, Marijampoliai alus, Vilniaus alus kainuoja 2,07 € ir Kaune kainuoja 5,5 tas pats lygiai alus. Nes turbūt Marijampoliai tai nėra Vilniaus alus. Nežinau, Nes Marijampoliai pragyvenimo lygis kitas. Kauniuką per. Jo, Kaunas. Tu pažiūrėk, kaip jisai alų labai pila. geras. Iš tų generik alų Kauno pats tikrai. Daugiau nusigazuoja. geriausias. Apart ten tų visų normalių alų, ten iš aludžių ir panašiai. Jo, Kauno superior negu Vilnius. Jo. Nealkoholinis, ne? Ar alkoholinis, mums pofik. Mes filmuojam Lenkijoje. Ne, šiaip pagalvojau, gal etiketės, jeigu užsidenginėt. Bet gal po. Tikrai seniai, man atrodo, visiems pofiksė toks dalykas. Čia tiek žiūri mus, kad wow. Wow. Gerai, kas liko man Džiugas ir Aš Mantis? tikau. Jo, tiesa, Jo. aš gal dar pratęsiu autosporto tematiką, nes pas mane ralis, o galėsim davai. pabaigti su geriausiu, Mantve. Net mineralio grupė. Kiek spaudimo tikrai. sugadėjau. Gerai, Aš tokį- man dabar reikia turbūt filmuoti kitą ekraną. Jerry Rally Crossinį buvau šiandien radęs. Led mineralio grupė tokių perlų įmeta, ten yra stebuklų. Ten karizma buvo pilnai paruošta raliui priekį varoma. Ne, bet ten normalūs skelbimai, tai Kari- problema yra. Kažkas paėmė karizmą priekį varomą, pasiruošė. Ai, tai čia tai tiesiog normalią mašiną Džiugai idėjai. Ne visai. Ai, Ne visai Okay. normalią mašiną. Šita pamatysim, gera. Kodėl. Šitą labai La, gerai. Džiugu, kokia tema? Raliui pats tas. Ja. Klausyk, atsimenat, kai čia mantelis rašė, kad 2-litrinė Devinoskė įgiliai pirks. Slapta šitą iš tikrųjų. Ne, čia 3 litris bendų. Ai, okei. Pagal kainą viskas. Aš beje šitą atsirinkęs, tiksliau mantelis atsiuntė, tai matako irgi. Žodžiu, keli įdomus dalykai, tai nežinau, ant kapoto atidarimas toks padarytas. Čia vienintelis įdomus. Čia vėl. The Kas fuck? čia ant rato? Kas čia ant rato padaryta? Lipdukai. Lipdukai. Bet kam? M- Kodėl? Jis M3. Apie nieką. Nu, bet ne. Medium Matot, 3, kad bitose žinotum, koks setas padangų. Kažkokia gaugiai įdėta yra. Vandens Ne, temperatūra. taip, Vandens, nes... Jo. Ai, nu jo, tiksliai, BMW Manęs nerodo. nėra. Jo, nerodo. BMW Bet nerodo. atsuk, kad gal tu parodai ant kapoto kokią emblemą BMW. Hei, žiūrėk, M tie. Ai, nu, pedalai. Dumbass. Čia neaiškas. Full car tuning. O kas čia per emblemą? Čia cis trans vėliava? Ar Čia... kas? No. Pamatysi. Konfederatai, blet. Engine Kodėl Prancūzijos vėliava yra ant buferio pačio? Vairas dar toks irgi pažiūrėk. Čia Olandų vėliava. Tai labai daug yra dalykų Nu įdomių. gerai, jo, eina. Pažiūrėk aplink langą, kaip jis eina dažyti, kaip. Uik, tu. Jo, Čia zaibys. Kiek už sparną? Parašyk, kiek už sparną. Ten kevlarinis Full skurų car tuning, čia dangtelis. kažkokia reklama yra. Karbonų traukta plevelė dangtelis. Kažkodėl. Jo, Tos pačios bičiuli. juostos, bla. Kažkokios nekalykos ant ratlankių, kas, žiauriai keista yra. Nežinau, keista fotkė, bet paduškėlės tos, kad neįkristų nieks kur šiemus. Jo, AliExpressin. keista Aš- fotkė. Pažiūrėk, ant vairo net BMW logo nėra. Nes airbagas sprogęs buvo. Nes Karbonų. karbonų plevelė aptraukta. Ir žiūrėk, pakelk į viršų dar biškai fotkę. Čia yra tos 2 juostos, jos yra, čia neapsiūtas vairas. Čia yra tiesiog izolkė paimta. Jo, jo. Užklijuotas 2 juostos. Bet tu sakai, lyg tu būtum užvaręs apžiūrėti šitą mašiną. Aš Jisai ją man buvau šį skelbimą irgi... atsiuntė. Ir žodžiu, čia... O. O. Wow. Wow. Kam taip daryti? Style. Čia, žinai, kaip reikia daryti? This is going to my cringe folder. Bet aš dar net nemačiau iš pradžių to style lipdukų. Kodėl tokie čia. sprendimai buvo priimti? Kodėl tokios spalvos? Nu, nes M. Aš tiek daug klausimų turiu. M. Pažiūrėkit, Nu, dar bet- krač, už grotelių lipdukas. Žemyn baigdiškai. Čia, Jo, Čia- man čia- tai Spec vienas one spek. spec.
Čia rusiška M, žinai, kur tai reiškia iš tikrųjų. Ble. Tai Nu, va, čia- Techo 26.09.11. Kaip jis techą praėjo su tuo? Palačias sportpasas galim yra? Ne, nėra. Jinai parašyta, kad yra ruošta autosportui, bet daugiau nieko nėra. Nes aš Ruošta? gavau Bet kaip- mašinos, pažymėjau tą pliusą kategoriją, kad ruošta autosportui. Ir Kaip techą išmetė praėjo? Bet šiaip kaina tai tikrai labai gera. Čia Jo, žiauriai. Gal aš ir įdomu, ką yra noriu sakyti, dėl to jo. aš ir sakau, kad galimai realinė mašina, tai realiai tu įsudėdė amortikus, metalinę dugno apsaugą ir tu turi 3 litrį ir gali lėkti tipo mineraliją jau tenais realiai. Nu, tau LSD reikia. Nu ir Ne. šlapšių, ir diržų. ir Sakykime, aš vairo. nesigaudau bembose, žinai. Ne, lapšių nebūtina irgi Tu, mineraliją. džiugai, pataisysiu, tu nesigaudai mašinose. Aš šiaip jaučiu, kad... Gaudau mašinose, taip. Aš šiaip jaučiu, kad mineralį daugumą mašinų be blokiruoja. Nu, nesvarbu, karoč. Bet gerai, kas čia ruošta, jeigu jinai ale ruošta? Nežinau, Čia nu, spoileris. Va, šitas Tai dalykas yra aero spoileris. kešai. O jie bent tikri? Atidaryk, kur Paskaityk atidaryk. aprašymą. A, jo, kapota. Tikri? Jo, yra. Tikri. Bet kam? Bet kam? Būtent. Nes buvo daužtas priekis ir tingėjo spinelės iškot, sako, I have an idea. Na jo, Spineliai brangiau kainuoja negu kečai. Ne, atsiprašau, čia jaučiu iš Vokietijos, aš iš Olandijos bus, tai sakys, Ahmet, I have an idea. Pala. Pažiūrėk šešėlį, fotkintojo. Kepurė, tai susibišus. Ne, kepurė, jis čia per fotikų tą stikliuką žiūri. Pažiūrėk, bet ant spoilerio irgi lipdukai, liveris ir ant spoilerio yra. Wow. Ir ant... Tai įdėta stoikių, daug žiūrėk. darbo. Ant stoikių Gerai. stiklo, aš prieš tai Tai- sakiau, pažiūrėkit, raudonai nudažyti Leka. stikai, ble. Leka. Gerai, tai Kortinė už, spalva. už kiek šitą gaidą nupirko, kad jį parduoda už 4 štukas. Ir Ne, kiek jis kauną, kainavo bet- tose šalyse. Bet Nežinau. numeris, tai žiūrėk, Va. lietuviškas, bet nenaujas. Jo, senas. Gal Ne, jis čia- turėjo nu, bet- važinėti čia. Nu, bet ar gali tai būti? Nu, aš netikiu. Jisai kokius 3 metus turėjo Lietuvai būti, pagal numerį. Full Mano card. spėjimas, kad jisai buvo daužtas į priekinės lempos, atrodo biški per naujos, iš kapoto tie lokai atrodo keistai. Tarsi, aš Manyčiau, kaip... buvo daužtas į priekį, pakeitė lempas, pakeitė kapotą, loko tingėjau ieškoti, sudėjau užraktus. Aš kaip... Ir šiaip, ta kaip, prasme, kai tiek daug M dalykų čia, nu, ta prasme, į tuos M visas spalvas, viską čia priinvestuota, nu, vis tiek nemažai. Bet M-kinių buferių vis tiek nėra. ne. Jeigu jau toks M. Ja, nu čia... Bet aš noriu sakyti, aš kaip Bitva ekstrasensai. Čia Olandų yra kompanija Full Car Tuning. Nu tai grinai olandiškas tuningas, o taip ir atrodo, vadinas, olandiškas tuningas. Jo, Baisu. nu čia... Bet šiaip kaina tai labai gera. Čia ją paimti ir ant fucking, man čia build me up epizodas geras būtų, nupirkti ir ant fucking, tiesiog normalią mašiną padaryk. Ir už 6 parduosi. Nu, realiai. Dar- Taigi, jo, žiūrovai, nes- jeigu žiūrit ir norit pamatyti tokį epizodą, kai infokina mašiną, tai galite paremti Contribui, sukursiu kokį tirsą, kur 4 štukas galite tiesiog paaukoti ir nusipirkti. Ir nesulauksit. Nespėsiu išeisimai. Galim davai, Jo. susimetam visi. Paims triakdėjim, Hebra, nes kaina tai žiauriai gera. Tikrai. Susimetam unfuckinam parduodam. Tai va, ir kurią kategoriją Nes- dėt, ar čia yra normali mašina, ar čia yra jokinga, o čia yra man klausimas, nes tipo jinai ir jokinga, bet kaina. Ne, šiaip juokinga. Šiaip modai tai juokinga, bet nu, kaina tai nežiūrėk, tu kainą. Dzin, žiūrim skelbimą be kainos, nu, tipo, koks skirtumas tai kaina. Nu, tipo, palyginimai, tai aš žiūrėjau 325 sedanus, tai jie brangesni negu šitas 3 litrais visi buvo. Nes, nu, tipo, 325 cup ir visa kita, bet... O aprašymas yra kažkoks džiugai? Yra Ne, aprašymas visiškai kažkas nieko parašyta? nėra. Nieko nėra. Ginai, Visiškai nieko. perekupo skelbimas. Nes Palieka tau spėlioti šitą dalyką. Nu ir vinkodo nesuteikęs, tai jo, bus jinai ten liopta. Galimai. Čia iš esmės gal pavyzdys, kaip nereiktų dėl skelbimų, tipo nežymėt, kad čia yra ruošta autosportui, nes, nu, nieko čia Ir šiaip autosporto net nėra. SDK nėra. Bet šiaip kaip pagalvoju, tiek nedaug reiktų, kad nežymiai normaliau atrodytų, tarkim, pakeisti priekinį bedžą, tiesiog net jį nulupt, groteles, tuos lipdukus nulupt, tuos visus lipdukus nulupt ir žymiai geriau, tarsi, Taip. tikrai, nu, Bent jau vaizdas kažkoks būtų. jo. Gal čia tikrai žmogus ją pasidaręs Lietuvoje buvo? Gal čia jis tikrai autistas? Džiugai. Nežiūrėk į mane.
Sekančiam epizodė Džiugas skambins savininkui. Blemba, Okei, būtų balsavimą 11 tada. naktis, tai paskambinčiau. Davai, Džiugai, turi paskambinti, įrašyti ir kad žmonėms Davai, dabar subscribinkit, kad sekančiam epizodė matytumėt, kai Džiugas pakalba su šitu. Aš bijau žmonėms skambinti, tai neišeis. Davai, Džiugai, parašyk SMS, sveiki čia dėl BMW ir galite kalbėti. Ne, nerašysiu aš. Davai, Džiugai, Davai, aš 11. kalbėjau. Pernam prie Ne, balsavimo. blėt, po 11:20, hebra. Gal jis labai parduot nori. Jeigu perikupas, tai koch. Don't do Jo, it. Jie visada jo gali. darbas. Perikupas work from home, jisai dirba ir 12 naktis. Ei, ir mašina Gerai. kaune stovi, tai mantelė. Balsuojam. Blemba, aš norėčiau, nežinau. Davai, pizdu. Žodžiu, aš argumentuosiu, aš duodu 2 žvaigždutės, nes neėmus to šūdus AliExpreso. O? Blemba, geras. 2-8. Mes mindė būdų dvietukininkai. Jo, jo. Bet tikrai, nuėmus to šūdus, ten... Taip, labai gerai ten. Ten normali mašina. valandą darbo ir per valandą darbo pasidarai 2 štukas eurų. Jo, grinai, 2 štukas. Jeigu motoras sveikas, mes nežinom šito, bet, jeigu jinai nekala, tai... Galimai. Galimai. Nu, nes sužinosim, nes aprašymo nėra. Blemba, aš... Davai, čia ryt paskambinsim, šiaip savo, for fun, įrašysim. Galėsim daryti podcastą. Kodu, aišku. Aš tai manau būtų įdomu nuvaryti ją gyvai pažiūrėti, nes Kaune yra. Mantve, turi Car Vertical nemokamą kodą kokį Ne, patikrinimą? jau. Ble. Vis tik vienų nėra. Blemba, šiaip geras, patiko man šitas. Davai, Labai žiūrim patiko. sekant. Tai gerai, mano eilė, ne? Jo, Mantvidas. Kokia tavo kategorija, Mantvi, buvo? Mano kategorija buvo šeimyninis automobilis, tai aš stengiausi žiūrėti, kad talpintų tikrai stabiliai bent jau 2 arba 3 vaikus, kad būtų patogu važiuoti ir galima būtų džiaugtis kelionę. Tai Žodžiu, taip ir neturi. Atkreipiau dėmesį, kad būtų nebrangu važiuoti, ekonomiškai sakyčiau. Tik nežinau dabar, kuris mano ekranas, bet... Tai jau čia žodžiu šeimyninė, ekonomiška, sportiška, Ne, sportiška. Ne, tai Soreris irgi talpina 2 vaikus, jeigu ką. Sakykit, ar jums rodo? Jo. Sigma. Aukštintas stogas dar matau. Ar čia yra Vestfalija? Ne, Aš Vestfalija, bet aukštintas stogas kažkiek. Ir čia Turim- transporteris, net ne multivanas. Transporterį. Taip, pagalvojau, kad būtų patogu šeimyną susidėti į tokį didelį, kur galėtum iškeliauti į kokį tolimesnį tripą ir nereikėtų galvos daužytis atsistojus mašinoje. Atsukot gal. Man patinka tie oranžiniai fūros. Atšvaitai. Apačioje. Taip. O kuo skiriasi transporteris nuo multivano? Transporteris yra labiau krovininis, šiaip su opcija keleivinių būt. Multivanas toks labiau prabangesnis keleivinis, o karavelė jau tipo top keleivinis. Jie ne viena pačioje, bet ir viršui turim tuos pačius dalykus sudėtus. Čia kiek turėjau, tiek sudėjau. Jeigu skęstų, kad matytų atšvaitą. Aš labai tikiuosi, kad jie šviečia naktį. Ne, čia švaitai jaučiu. Pašvies ir Blet. švies. Manau, kad šviečia, nes pažiūrėk. Baras net centre. Iš akies. Čia geras. Blet iš kreivos akies labai. Bus gerai. Steve'o Bušėmio tą mymą įdėt reikia. Looks fine to me. Jo, priekį irgi turim mažų kažkokių bletbariukų, ten viršui pačiam. Daralai. Įtariu, čia nebus iš Danijos atvežtas, nes tie mėgėjai tokių lempučių dėt ant tokių mašinų. Samogitija. Tai čia... Samadona reklama. Žemaitėja. Tu žemaitis tokių, kaip važiuoji. Ir numerių žemeliai Žemaitėja. Jo, Žemaitija, Samogitija. Jo, čia durų matoma pačia biški parūdijus, bet čia maža Bet problema. 3 raudonė atšvaitai pačioj. Čia gal koks kuris parduoda jau. Net ne 3, jeigu skaičiuotum šitus 2 kaip atskirus, tai būtų 5. Ne, ten nuėjimas, aš apie ekstra. Ir Ir viršui dar 2.
Taip. Ir dar viršui, čia namų šiuo. Nebūtinai gal ten nenamo. O, čia turim mud flapsus kažkokius priklygotas, nežinau. Ta, irgi šiek tiek rūdelių, bet čia nekreipiam dėmesio labai. Bet čia Man smagiai. įdomu, įslengsti samorėzai susuku. Ne į tą žiūrim dabar, aišku, kad samorėzais. Pažiūrėkit. Wow. Čia perdarytas, bet... Taip. Čia, Devynis. Jo, nes... Čia realiai tokiu, tai į Angliją vežioja žmonės. Čia Mantvė, tu planuoji visą klasę turėti gal? Pažiūrėkit. Ledai sudėti. Čia kai Nu, man čia namų klausė, kiek vaikų ruošiasi turėti ir man sako taip. Yes. kiek vamzdžių vadys. Čia tie, kur senukuose gali nusipirkti šviestuvai namų. Man Ir LED juosta aplink. Nežinau, trūksta Erikutės Starry Night, tik tais Lemba čia. Veidrodis centre. VIP. Pažiūrėk. Čia smaragdai sudėti, pažiūrėkit. Ką, žinau, priekis kaip priekis. Šiaip tai Automatas, afigienai. aišku, kad patogu būtų važiuoti. Į kažkokį tripą tai DSG. afigienai. Deiteracija. Čia su Paik tokiu vieną GVC. fotką atgal. pagerti. Taip. Čia žinai, ko labiausiai trūksta? Čia išmindės to legasio magelį įdėti. Ja, Va. geras. Va, 400 štukų tik bėgios, prašau. Tai čia Kaip nieko. Apkatkė. Kaip nieko. Ir čia čekas nedega. O Ir tai va perdegės. Nes neužkurta mašina. Užkurta, pažiūrėk, apsukas. A, Jo. Pala, eik fotkę atgal. Nu. Jeigu teisingai suprantu, tai jinai jau užkurta valandą, kem 6 minutės. Negesinu. Ir net nesušilus. Ja. Grįžo iš paskutiniais kelionės ir jau parduoda viską. Termostatas taip. Kas ten apačioje? Aišku. Čia turim mygtukų kažkokių, čia greičiausiai tos ledus įjungia. O kas apačioje po... Pačioje. racija, antro netinais. Car Sport jaučiu, kad racija arba koks, nežinau. Koks Detektorius. pašildymas. Čia dar irgi, žiūrėkit, mygtukas vienas yra. Irgi. Nu čia tik jis žino jau tuos mygtukus, jeigu Kondiškeris. nepapasakotų, tai... Oi, sorry, net čia išjungiu. Tai greitai pagrįšim. Nu, čia tokios pačios fotkės. Va, ledai jungti. Ten čia va, tai už ką tu Čia mokė labai rimta. Čia šviečia tie deimantai, smaragdai. Nu va. Wow. Ir viskas. Galim paskaityti. Nu, kaina 5 štukos nėra Visai pigu. Nėra pigu, bet Metai 20. turim dizelį, 2,5, jaučiu, aš nežinau dizelių variklių, bet spėju, kad čia gal patikimas variklis bus, tebūnė. Jo, čia pats geriausias. Automatas ir turim, kad parduodamas erdvus praktiškas 9 vietų automobilis, tech apžiūra iki 26 7-17, komplektai žieminiais padangos su ratlankais, puikiai tinka šeimai ir darbui, automobilis prižiūrėtas, nors ir turi keletą rūdžių, matoma nuotraukose, parduoda, nes įsigijau naują transporto priemonę. Kokiam darbui tinkamas toks eilė. Vežio žmonės gal. Gerai, iš kiek lažinamės, kad šita Mažeikiai. mašina važiavo Vilniui protestuoti ir kartuvę statė Šimonytei per protestą. Per šeimų maršą. Blemba, gal ne. Ne, Būtų- čia ne šaranas, sen. Būtų numeriai ten tie to... Bet Jo, žemaitėje. rimelis būtų. Hebra, man toks klausimas yra. Šitas automobilis yra 9 vietų. Na, ne, oficialiai. Fiziškai tiksliau. Klausimas ant dokumentų kiek, nes jeigu technikinė galioja iki 26 metų, kas būtų beveik 2 metai nuo dabar, tai 9viečio būtų technikinė metinė, nes tai būtų komercinis transportas. Tai jis perdarytas, net ant dokumentų yra. Tai 9 su vairuotoju gal palauk. Tai Žiūrėk, mes nesvarbu. taip, 3, Nesvarbu. 4, 5, 6, 7, 8, Ir 9. priekį Per daug. 2 per daug, vis tiek per daug.
O kiek gali būti? Vienas 7? neišėmė techų. 7 su vairuotoju. Arba išima galinę eilę, žinai, kai varo. Jo, išima galinę eilę ir viskas jaučiu. Tiek žinių. O galinėlė 3, ne yra, jo. Nes Bet realiai tai- dabar bagažinės nėra. Jo, čia gaunas Jo. 4 eilės, tai nėra Jo. visiškai vietos bagažinė. Jaučiu galinės išimo. Nu super. Nu super. Nu, bet, nežinau. Gerai. Tikrai gera mašina. Tikrai gera. Aš jungsiu balsavimą, bet aš jaučiu negalėsiu balsuoti, nes dabar matysis. Nu, aš galiu balsuoti irgi. Galite pabalsuoti. Nu, aš už savo skelbimą tai balsuosiu, kad tikrai labai funny. Blet, rimtai. Nu čia labai normali Vienintelė. mašina. Nu, tikrai gerama. Viskas čia normaliai. Gerai. Gerai, nesupratau. Tai, nu ką, aš žinau. Tai va, tai dabar Tiek iš klausimas, manęs. ar sukam antrą ratą pagreitintai ir nesukam. Ar tiesiog trumpai pasidalinam, ką gero darbom radė. Nes Aš galiu- visai norėčiau 2 minučių pertraukos. Aš turiu kelis, bet aš tik tai parodysiu, kas yra, bet neįsim į detalės. Jo, galim taip ir padaryti, ką dar. Tai gerai, tai gero radė. tada fest Pamiršk. pertraukėlį ir praeina. Grįžom po pertraukėlis, greitai permetam per visus dar skelbimus, ką turim pasirinkę ir be daug komentarų. Tai ką aš žinau, galiu parodyti, kad turėjau Toyota Camry pasiėmęs, kaip šeimyniniai galimai automobiliai, nes šiaip universalą tokį įsivaizduočiau, kad galėtų būti senas, japoniškas arba amerikietiškas universalas, tai po Tai daug aišku, vietų kad šeimynai. žaidėjams visais šūdas. laikais. Tai aišku, kad šūdas, nes tikrai šūdas, kaip matom, arkos greitai prapuvę, prametu greitais fotkės. Va, šitą labai graži nuotrauka. O. Pafingeriai. Tai aišku, kad japonas. Tai aišku, kad japonas. Bet Bet pažiūrėkit į tą salonas- saloną. Jo, tikrai patogu, Man- garantuotai važiuoti. Pala. Atsukat gal per porą fotkių. Atkreipčiau dėmesį į dvigubus kilimėlius. Sezoninį. Bet šiaip kaip šeimininis, tai čia, ta prasme, 5 km per valandą greičio krešas į kažką, visa šeima žuvus. Ir O visi kur žūsta, jo. Bardačiokas? Ir bardačioką tiesiog. Jau nuėmė. matau, pečiukas tai nešildė. Bardačioko turbūt, dalykai kad dar- padaryti. Nu, bet 8 štukos apsuku viską. Aš Normaliai. O palatai, o kiek greičio rodo spidelis, kiek važiuoja? Visas greitis yra, Nu, it's a car. It's a car, O. Toks galėtų būti šeimininis automobilis. Mano Tokia vienas galėtų iš vien- būti po, 7 štukų eurų Jo, investicijų. bet, jisai už štuką 200 dabar kainuoja, tai žodžiu. Neinam per aprašymus, greitai permetu kitą, kuris dar galėjo būti. O, blemba. Jesus Pupų dėdės Christ. mašina. Čia nėra šeimininis, čia kai tave išvarys iš namų, tai toks bus. Jo, čia tavo ateitis. man. Pažiūrėkit tą pandą galą. Metamfetaminą vartoji Čia tokiam panda? Aš Čia maniau, čia čia meška. Čia... Čia neaišku, kas. Net Sakau, čia nemegočiau tam grynai- žinai, kaip aš ten nenorėčiau gult. Grinai, kai man iš namų išvarys čia. Palauk. Čia Čia dar negeriausia. Palauk. tiesiog šitas visas daiktas pas Luką garažę stovės kieme ir man vis ten gyvens. Žiūrėkit, jis sėdinės. Man tai bus vaišvyda vos dėdė. O taip va. Čia tokią mašiną nusipirkus, tai tas iš karto prie Gaugės. mokyklos. Čia skidelis kažkur įėjus į mašiną, tas lentelė. Jo. Prieš 30 metų tai buvo cool, bet dabar tai ne. Dabar čia yra Dabar tiesiog yra statybininkų toks pat mašina. daiktas ir tai sprinteris. Jo, Ne, bet, bet už tokią kainą kemperiai pasiimt, kuris yra, tipo, tau jį išsivalyti reikėtų, bet jeigu jis techniškai tvarkingas, už Jeigu. O jis Ne, nėra. nu, čia labai didelis, jeigu. Labai Kažkas didelis. mane Greitų bando metų gint. svaroma techninė apžiūra. kažkas mane bando apginti. Vieno Ar dalyko. tikrai kas metus? Ne, čia Mantva Maths yra, čia Mantva Maths. Ne. Čia aš ieškojau, kad būtų cringe ir tipo jokinga žiūrėti. Ne, Čia bet yra Chebra, pakankamai- Čia ne klausimas. cringe, čia liūdna yra. Klausimas. Taip. Tokia mašina. Narkomanai nėra jokingi ir cringe. 2-3 benzas
ir 7 kW, kaip manot, 100 km per valandą jis pasiekė apskritai? Ne, Tu nenori su juo ne. 100 pasiekti. Čia negreitė esmenį į trasą lėksi. Tu su juo nenorėtum lėkti 100 km per valandą. Wow. Ir dar turi 3 skelbimus, kuriuos atsiuntė Eidvilas. Tai karavelė, kaip šeimininis irgi automobilis. Bet karavelė. Bet karavelė. Pamenat, kai tą mergaitę Kaune pagrobė, tai su tokiu pagrobė, karočiu. Ja, bet įsivaizduokit dabar Ada veža ir į ten dirželį su tokiu. Ir kaimynų vaikus pasiėmė. Iš dalies gerai, nes Adai iš karto duotų nemokamą maitinimą. Tai. Ir psichologo pagalba. Ja. Bet aš atkreipiau dėmesį, kad Eidvilas pažiūrėjo į aprašymus, tikrai juokingi aprašymai, labai tvarkingas bus. Įvat, ką tu, bleč, ne, kitų pažiūrėk. Tai. Labai tvarkingas bus. Jaučiu, kad 300, tai žinai. Jaučiu, bičias nėra matęs tvarkingų. O, Monsteris durys yra. Nice. Man of culture. Man of culture, tikrai. Tvarkingų busų. Ja. Gerai, junkite skelbimą. Gerai. Settle Hambro. Tiesiog Spam. 3 spam eurų. Tiesiai šeimų maršą. Gerai, išjungiu. Chrysleris kaip džiugo. Susilieja, blėt, nuotraukos visos. Kas čia? Lemba, aš užuodžiu tą salono kvapą. Bet tvarkingesnis negu pažiūga. O kodėl? Kodėl tokią mašiną pirkti reikia? Džiugai atsakė. Neturint vaikų 15. Nežinau, noriu Ne, kažką tai jis- naujo išbandyti. Jis dar neturi vaikų. Jis pirmanį prie mokyklos stovės. Čia irgi pirštas pridėts. Kam tokią mašiną nebūnant sektos lyderiu? Žiūrėk, Nežinau. spindy matosi bičias, kur parduoda. Nu, taip pat. Jis pats lepia. To ir tikėtumės, taip pat. Ja, Jo. tas viskas aš tikėčiaus. Kas dar čia parašyta tvarkingas? Čia yra ne mašinos skelbimas, čia pažinčių tvarkingas ieškau. Tvarkingas nusiskutęs vyras. Neturintis žalių įpročių. Ieško sugulovės vienai nakčiai. Jo. Kelmės rajonas, paskambinu. Tai va, iš manęs tiek Aš maždaug. galiu parodyti, ką aš buvau radęs dar kito. Na, aš buvau kelis variantus radęs, bet ieškau ralių mašinas, tai tiesiog radau ralių mašiną. Nežinau. Ui, tu čia belekai. Už 3 čia štukas tu gera. gauni raliui paruoštą mašiną. Kas yra. Nice, Geras. čia nice. Tėvukas su tokiu lėkęs raliu iš tikrųjų yra. Čia gera, Jo, čia gera. po to Ešerys. su pilnais lankais, sportiniu pasu ir atsarginiu dalių duoda. Tai, Jo, bet čia jeigu balsuotumėm, tai vieną žvaigždutę rinktum. Aš sakau, normalu. Čia Jo, gera bet mašina. tas, Gerai. žinai, su autosportu neįmanoma biškai rasti grindžinį. 110 kW, 3 štukos dom Ta blokiruoti prasme, yra. čia atrodo žiauriai pigiai, kad jeigu tu nori vasėsti ir išvažiuoti, tipo. Tasme, mineraliai pradėtai čia žiauriai, tipo, Cool, labai cool. Jo, čia be 5 minučių, kad mes su manteliu jau metamės po pusantro. Geras. Geras, laibys. Ką pasakyt? Mantelis tyliai Nors tiesa. ir metimus. Džiugai, viskas? jo, Džiugu. aš Man noriu Tiesiog tiesiog, vieną buvai radęs? jo, neįmanoma rasti Aš tada autosportui galiu. ruoštų, kad būtų crinžinių. Aš galiu Gerai. duoti. Tuoj palaukit, man kažką kompas daro. Kuris pirmas pašėrins tiesiog. Aš einu. Opa. Gerai, aš irgi šiaip radau tiesiog vieną dar tokį biškį lavonėlį, bet kitos tai normalios mašinos, tai pradėsiu nuo to, ką Džiugas galėjo turėti. Tai Mitsubishi Pinin. Palaukit, padarysiu, Ten kad... dviduris. Tai kupė. Bet pažiūrėk. Tu pažiūrėk. Mantelė. Čia daug geriau. Čia daug Aš to galiu Čia išvardinti, aš to galiu išvardinti, kodėl čia blogai yra. geriau. Aš galiu išvardinti, kodėl pas tave blogai yra. Čia Čia yra, žiūrėk, vienas dalykas Simex padangos, antras dalykas dviduris, ble. Žiūrėk, Extreme Outback Clutch. Kur Tarsi dėžiai? čia būtų minusai, pasakė. Pala, jūs pamatysit dar jo aprašymą, kiek ten visko parašyta ir padaryta. Žiūrėk, čia darytas, darytas. tvarkytas, Gervės, štuka. veikiantis, gervė. pounds.
Žiūrėkit, dabar aš paprašymą, čia prašymas dariau. Super Select dėžė su centrinė blokiruotė, palėtės, pakeista rozetkės pora, naujos padangos. Nauji stabdžiai, visa pakabai spaigtant, visas spiruoklės savimortikai, traukia šarnyrai, gumos. Yra 2 važiuoklės komplektai pagal ratus, rimtos apsaugos 3 mm, LED barai, ksenonai, šnorkelis, gervė, 13 000 poundų. Tai kas čia, apie 3 štukas kilogramų, 4 štukas kilogramų. 4 Kebulas pervirintas, Raptor danga, vienetinis bumperis, Rastavkės, Outback sankaba, matos 5 štukas 200. 26 metų ketvirto. Čia tavarsmė, į tuos miškus, kur mes lėkiam, kur ten mes lėkiam? Ežerėlio miškus. Tu seni, tu visur čia kaip dievas ten. Jisai per daug rimtai padarytas ir jam sportinę pasą reikia. O tai pas tave nereikės sportinio paso. Ne, man užteks dar pinigų tiek apžiūroj. Gerai, tada dar vieną variantą turiu, bet šitas brangesnis, iškart pasakau, bet čia iš vis yra Eto Kosmos, JAV šokė. Prašau. Suzuki Jimny su papiktintom lempom. Toks va. Kas per papiktinimas, man įdomu. Bet tu pažiūrėk, yra toks. Jie ir maži ir dideli to pačiu metu. Vieną fotkę gal Mindė paik. Atkreipčiau dėmesį į siaurumą ir aukštį iš tos mašinos. Verstus gerai. Realiai 2 numerių pločio mašinų. O, prašau, koks karplėjus. Kaip į kompaktus deda. Va, man šiaip tai rodiklė labai gerai tempimo kilpas, nes seniai aš nemokėsiu 2 eurus už lipdukų tą komplektą sportui, kur reikia. Sakai, šizolkis. Ir mašina už 11 štukų. Lithuanian Ingenuity yra amazing man dalykas. Kaip manot, VRC praeitų tech apžiūras? Nu gerai, einam toliau. Čia, žodžiu, perdažyta, sutvarkyta, padaryta, išprūkšta. Nu, vienas variantas. Bet jo kaina tai labai labai didelė, 11 000. Tai man atrodo, kaip už Jimny tai labai daug. Jis naujas, kai žinau, kiek kainavo. Jo, klausimas. Sportinis pasas, Ikšok Dakar liftas, amortikai, stabilikai, Simex padangos čia spėjo, ne? Nu, žodžiu, labai labai didelis aprašymas. Pionier dinamikai. Turėtų gerai padarytas būt, bet labai brangus. Aš tą Mitsubishi žymiu, tikrai, tarsi, 2 Mitsubishi tai išeitų už vieną. Dar, jeigu pajungtum antrą fotkę šito Jimnio, taip, to ten jau. Ten po durim surūdėje yra? Čia gali Rėmas, jo. Bet čia gali būti dar prieš tvarkymus ar kažką, nes pakaba galinė netokia blizgi. Bet tai tu įjungtą fotkę, kur pakaba matosi. 11 štukų prašyti už mašiną ar supūvus. Va, žiūrėk, tiltas pakankamai išvarus, o ten viršaus pažiūrėk, koks rudynas. Ten kuro bakas. Yra. Ja. Nors kau Mitsubishi žymiai geriau, man atrodo, ir žymiai pigiau. Taip neadekvatoka, atrodo. Man nežinau, mačiau, iš tavo toks biški dachuke buvo. Čia vaira. Gerai, ir tada paskutinis jau variantas, kur džiugas sakytų, blėtimų, ahujenas šitas. Daihatsu Rocky. Gėlė temų. Aš taip ir galvojau. Labai irgi toks įdomus dalykas. Nu, toks va. Ką ten tos vielos veikia nuo sparnų iki stogo? Jos skirtos tipo šakom. Kai tu važiuoji per šakas, kad jos iš šonus tau šakas, tipo visas... Ai, nu, geras. Mantelė, tau reikia tokio modo. Sėdynės, panašu, kad aš nežinau, bet iš VAG grupės. Iš Volvo atrodo kažkas, ne? Arba Volvo gal. Ne, atlošai net ne Volvinį. Audinės. Nu, kažkas VAG grupės, jo, man panašu. Tai white bodies, kaip minėjau. Net nuplautas atrodo baisiai. Sako, šlapia mašina, reikia nepasitikėti. Nu, čia šlapia ar sausa jinai. Nu, it's not that good. Einam toliau, čia, žinot, tamsu, nelabai kas čia matysis. Bet va, čia liukas yra. Vairas sportinis. Jo, 2000 eurų tikrai. Jo, gale. Nu, čia yra kažkokios. Jo, bet... Bet pažiūrėk, kiek langų daug jis turi. Pažiūrėk, kiek stiklo gale. Kiek vietų, kur lykina vanduo. Jo. Tai techas iki, realiai labai greit baigsis, porą mėnesių, 2000 eurų, Dieseliux ir aprašymas yra 2.8 turbo dizelis, 5 kW, senas geras, variklis, radarkė, dėžė, hubai, viskas veikia puikiai, padangos geros, purvinės, rėmas pervirintas, dugnas suvirintas iš nėržaveikos.
Kaip dugnas suvirinti iš nežaveikos. Tepalai, filtrai pakeisti, sėdi ir važiuoja. Automobilis turi galiojančią tech apžiūrą. Vienam mėnesį. Bei 2 užvedimo raktus. Ar kitokių pramogų nematęs, tarnavo susisiekimui miške. Susisiekimui. Yeah. Kalabybiški miško autobusas. Tas net taip ir sakyti, kad 8-7. kontrabanda. Nu, Man tai patinka, Tai kad sprendė ir meta reklamas stogo bagažinių. Jo. Nice. Tai va, žodžiu, mano tokie dalykai. Ačiū Jums uždėmesi. Daugiau nieko gero neradau. nu ką, galiu aš dabar savo. Taip. Taip. Ar matote? Taip. Tai va, aš dar turėjau tokį kregždūną paruošęs. Ahujenas. Tai matakas ne tavo. 2 litrai. Išmetimas didesnis negu pašalpa, blėt. Randonas ir Wow. Pažiūrėkite, Ei. kaip jis atrodo. Čia gal individual. Įsivalyt. Tai geras. Čia gal individual netyčia, ne? Kas durelį man atsitikė? Žiūrėk, nei vienos lemputės nedega. Geras. Jo, bet Kas nais. esmė ta, kad opšyfkių gale nėra. Tai čia dėl svorio, seniai. Aišku, kad nėra. Tai jo, tada pasižiūrė prašymą, realiai techo Nu, dar biškį yra. yra, biški yra, bet be anuso, kurias ir važiuoja, salonas apardytas, rankinio mechanizmai išimti. Pridėsiu tiek rankinio, tiek salono dalis, bei papildomų salono dalių, kėblas turi rudelių ir taip toliau, plačio telefono arba dar geriau atvykus į vietą kainą derinimą, domina keitimas į kitą auto. Nu, Nice. toks. Triperis. Kodėl tu Jo. manai, kad jis galėjo būti time attack variantas? Ypač kaip duelis. O kodėl ne? Ta prasme, ar turi būti aprašyta ten gale, kad nuo kažkiek... Viskas prasme? gali būti time attacko variantas, jeigu tu nori, kad tai būtų time attacko variantų. Taip, būtent, ta prasme... Jeigu nori, tai ir tą sceniką padarytume time attacko variantų. Būtent, nes time Ne, attackas scenikas yra toks variantas. gan platus dalykas. Tai va, kitas variantas, kurį buvau paruošęs, tai... Nes tikėjau alfa pamatyti šiandien. Wow. Jo, bet pradėkime nuo to, kad čia dizelis, bet reikia nepamiršti, kad tokia Alfa Romeo GT Alfa Romeo klubo su dizeliu yra važiavus štukos kilometrų lenktynėse turbūt 10 metų iš eilės. Tai potencialo turintis automobilis, bet kas man akį patraukė, kad numeriai yra raudoni, Speed Hunters. bet lipdukas yra Speed Hunters, yra Bet uždėti baigęs kažkokie ventai ant kapoto, turime Waste Wanted lipdukus, bet ant gerinių fortų. Magija išsiėmė, kad kainą pataupyti. Turi mergaitišką kvapuką rožinį, kažkokį, velniai žino, kokį ričiagą padarytą, kupaką numestą. Salonas dar šiaip pakankamai neblogas. Ir dūdos belio kokios įmestos. Tai jo. Remus. Remusinis. Jo, Remus. tai kaina 1,650, techo, kaip Reasonable. suprantu, nėra ir aprašymo nesugebėjau net nei vieno žodžio parašyti. Tai va, ir aš čia, ką prieš tai kalbėjau, tai į džiugo temą vieną tokį automobilį esu irgi radęs, tai įsikėliau prie tą pačią. Ai, mačiau šitą. Turim Jerry Oi, savo šitas geras. padažytais liustrais, skirtingais ratais. Čia Jo, čia yra- kažkas buildme pirmas liveris. Jo, Nice. rallycrossinis aparačiukas, šiaip labai patiko man Ui, savo geras. Ričiago laikiklis, Jo. toks konkretus. Ventai išimti, viskas išimta, čia turbūt akumas įtariu. Battery boxas, jo. Jo, battery boxas su Fia lipduku. Jo. Komplikas. Jo. Oro filtras yra, kas žinai. Čia Nes- filtras. Ai, okei, tai čia padavimas toks, ne? Jo, tiesiog iš sparno yra oro paėmimas. Nu, čia yra blagadarių. Čia, Nu, jo. Rimtas Esmė esmė ta, kad
Spėkit Kokia kainą. info? Štuka 5. 800. Daugiau spėjimų. Ne, su battery boxu, blemba. 2 jaučiu. Pusantro, sakyčiau. Turbūt. Su šiais, ne, su Teterere. Tai Tai va, lankai. Lankai jo, Jo. tai gerai, kainuoja. jo. Parduodamas Rallycross. Jaris atitinkantis Ai, skuro Latvijos baką Lietuvos turi. reikalavimus, OMP Lopšys su diržais, pilni saugos lankai, homo kurobakas, išorė viskas išsiklaudinė, išskyrus duris ir bagažinę. O tai kėbulas taip irgi. Variklis standartinis, važiuoklė standartinė išskyrus piroklės, reikėtų pasitvarkyti visokias smulkmes likusias po sezono. Už startą kainą bus daug visokiausių dalių, kėbulas, 2 motorai, 2 dėžės ir daug važiuoklės dalių. Daugiau info telefonu. Įjung variklio greitai dar, engine bay, man biški. Noriu pažiūrėti. Pavariklį vienam galima pasikeisti. Ai, ok. Blemba. Ai, akumas variklio skyriui, tai tenais kuro bakas, tai koks jis dydžio ten, kiek ten telpa? Aišku, Turbūt kokiais Nereikia ten daug rallycross. 10 3 ratams. Nu, Jo, jo. nedaug ratų važiuojant. Geras. O kas Tai čia čia pla- matote, čia įrankų okei. dėžė kažkokia? Kas čia? Su tom Kas čia disciplinom, kur tu Gal. nesupranti, tai labai sunku kainą įvertinti. Jo, nes čia gal, tursime, langai, Bet, viskas. Hebra, Jeigu su čia dar Tomo, tai čia- motoras, litrinis, net ne vienas. Jo, trys. jo. Nu, bet tai matai, yra klasė, bet tai klasė, jo. Taip. Jo, atsakau, įdomus toks aparačiukas. Prieš tai va, turbą, sakau, prieš turbą vykus nevažiuosi, bet kaina tai labai jau taip didelė atrodo, jau labai... Čia gal Toks- čempiono kokio mašina, gal ne iš tikrųjų labai konkurencinga yra. Gal, nežinau, bet sketchy fuck tokia. Nu jo, Nu, tu kaina žinai, tai šiaip labai į gatvę didelė. nepirksi tokio, tai. Ne, čia jau į gatvės niekad nebevažiuos. Labai įdomu, labai įdomu. Bet tas eskortas, tai zaibėstas man dabar dar geriau. Setaltėje, ir čia irgi į Seniko temą šitas yra aparatas, 5 štukės už 27 metų. Tai čia, nu, kaip už setą ypač, tai čia nėra, kad būtų mažai. Bet, tipo, TSI, viskas gerai, 2 litrai, 107,8 kW. Tai Oho. Daug. tema, visai Tai čia, tema. čia daugiau negu pas GTI-ną. Tų metų tai tikrai. Čia tada kaina visai ir Čipuotas turbūt. kaina pasidaro adekvati. Aprašymas, aišku, Ai, Stage okei. 1. nu vis tiek Nu, tas pats, okei. tai, nu, okei, bet, nu, tarkim, kilovatai yra. 6 mechanas, 6 bėgiai, 4 varomi, prižiūrėta, pakeista olandiškas techas iki 25, reta spalva. Ir turim irgi Eggs, milk. Oi, bet čia ties geras, čia tie geri lipdukai. all-roado tematika. Aišku, tie lipdukai Geras. irgi tema, pleistrai kažkokie ant kapoto. Nes rūdis lenda. Bet all-roado tema šiaip visai prikolas, 4 varomi tokia vat altėja irgi ekonomiška, galinga. Ne, šeimyninė. Neekonomiškai, jinai tikrai. Tikrai neekonomiška. Tikrai Ekonomiško nėra apie neekonomiškai. ją. Jinai kokie 14 litrų tikrai reikia. Ne, tai čia nėra daug. Nedujų. Seni. Daug. Ne, jo, jeigu tu palyginsi su kokiu nors CX3, tai jo, daug. Vairiukas koks. Čia užuolaidėlės, kaip ekonominiai mašinai, užuolaidėlės būtų, tai čia... Ne, čia sportinė mašina, ekonominė mašina, jau gaunas. Nu, Tai jo. šiaip, tipo, visai Yra. neblogas klientas, Geras. tipo, į sodą tikrai drąsiai nuvažiuos. Gerai. Ir Winter, tada winter game'am, kaip tokia mašina. Nice. Tema. tema. Vykas. Šiaip Nu, aš, jau, aš noriu labai pastebėti, kad šitas ir tas Renuškai žiauriai panašios mašinos. Jo, net turi ir tokią- spalvinimu, tipo, what the fuck? Kaip tu radai 2 tokias pačias, aš norėdamas sunkiai raščiau. Nežinau. Turbūt jas traukiam. Ne, bet Renuškė tai už pusantro štukės. Realiai tu iki 1-2 turbūt nusiderintum, nes niekas nenori tokios Renault. Nu, taip, kas ieško offroadinės Renault? Ne, ten Renuškė iki 800 Visų nusiderintų. pirma, nieks šiaip Renault neieško, tai. Hebra, aš galiu prie vieno tokio niuansėlio grįžti, kurio mes keista, kad per visą šitą laiką neužkabinom. Aš suprantu, kad džiugia autizmas ir visa kita, bet nahui tu su žiemonė kepurė namie sėdi, blėti bilietų. Nes aš visada su kepurėm būnu. Aš visada su kepurėm. Kas tau negerai, blėt? Seniai Peršalės, blėt, kas tau į... Seniai Gabrielė nežino, kad jisai plikas yra.
Jis vis dar denial state. Miegas užėmė. Geriau. Debilas, ble. Dabar atrodo kaip Twitcheris furistas iš kabinos. Ne, čia viskas yra normaliai, kai žmogui peršala smegenys, tai... Džiugai nešildo gal namie. Pradėkim, kad čia Gal- nekeiščiausias šildymas dalykas apie džiugą. Tikrai nekiščiausias dalykas, bet eina, na. Gerai, judam toliau. Kainos nerodau, pradedam nuo... Nu, aš matau, kad triperis čia bus. Pradedam nuo fotkų. Yeah. I stand correct. Aš jau kainą matau už tai. Ai, nu, ble. Kokia apdaila, tu pažiūrėjai. Man patinka, kad priekinis kemberis minusinis. KDM iš Japonijos. Bet tai čia Galinis Minusinis. Ne, bamperis šiaip būna atskirai nuo grautelių. čia isas, bet atrodo kaip tas naujas isas. Jo. Ne, čia jisas, bet atrodo kaip huisas. Nice. Man Isas priekis tai kaip- patinka. Nežinau, man priekis zaibys. Nes To the Man window, priekinių ratų to the išvirtimas, tai va. wall, to the sweat drip down my balls. Ir čia kaip iš numerių galim spręsti, čia 200. Eik tu na, jūs pažiūrėkite tos ratus priekinius. Vedimo labai nėra. Kas ten padaryta, blėt? Fotkinu be Žinai- variklių. Žinot, žmonės daro, kad nerobintų tipo mašinos, tai čia padaryta, kad specialiai robintų. Tai dirba mortinį. What the fuck, man. Čia kitas kampas. Tu pizdat, belė kas. Nu, tas buferis tai nesueina su kapotu. Labai. Čia gal ir sueitų, ta prasme, bet tiesiog neišdirbtava būtent Jo, šito ta jo, vieta. buferio ir kapoto kažkaip kolebo nėra. Nežinau, man tai patinka, bet va tas tarpas tik tai biški, bet Oi, pats super. Mėlynis supartai. Ir ratakės ar kažkas. stabdžių stabdžių disko diskai hubas, mėlyni. blėt, mėlynas. Ai. Čia tipo AVS ratai, ne? Čia žinau. Jo. Žinau, kodėl ratai Jo. tokie. Nesudėtos medinės rastavkės, kur tipo kemberių ir pamiršo blogai, priparkuot blogai. Ai, Nu, jo, tipo. iš galo dar visai padarė, šiaip atrodo jisai. Ir gerai. Gaila, kad salono foto nėra. Va, Bet jo, čia yra mašina, kurią mantris nusipirktų už 100 eurų. Ne. Nu, Už tipo, štuką, jo. bet Ne, už gerai, tu ką aš ir pats pasimčiau. Eibvilas matė, bet kokią kainą galvojat? 200. 5300. Wow, atspėjai. 3. Ai, Už ką tiek pinigų, tu, blėt, aš net... 9. Ar jūs Ką, bet rimtai kas čia yra? 2 litrai. Ta prasme, aš noriu priminti, kad už tokią kainą tu gali pasimti 300 ir dar liks šaibų. 9 vietį busiuką tu gali pasimti už tiek ir Taip. dirbtai. Bet. Aš, yra vienas ketas. Už šitą kainą tu gauni 2 IS-us, perki vieną, gauni dovanų antrą. Nežinau kokį, įtariu, kad tokį patį, nes nėra daugiau info. Tai Nu, tiek. tikrai netokį patį jaučiu. Bet čia vis tiek blogas dylas. Vis tiek Gauni dvi blogai. problemas, tu gauni dvi problemas kažkokias didelės. Kur tu dėsit antrą mašiną? Klausimas, nekur dėsi, kodėl jis pirko antrą. Nes jam dalių reikėjo, lemon. Tai Ne, čia matas, kad žmogus statosi. Čia labai ten aišku. chorominiai numerių Reikšaimų rėmeliai. Jo, Taip, seniai, prie tikrai ratų. Čia prie ratų dar. Bet kurva, kas tam 5 kemberiui, štukos, bet 5 štukos. Ble. Aš Bet čia nesuprantu. jaučiu bičias pirko modus, pirko ratus, pirko buferius ir galvoja, nu, atsipirks man, na, ta prasme, aš įmesiu už 5 štukas, čia iškart išeis. Bet Jo, aš galvoju, tikrai. kad įmesta už 5-3, jeigu tu paskambinsi ir bandysi nusiderinti iki 5, tai čia bus vienas iš tų variantų, kur per niekur. Nu, ta prasme, Jo. aš žinau, ką aš turiu ir taip po Pasiųs tave, 5-3 jo. galutinį, jo. Man Ten aš buferis, buferius iš Japonijos siunčiausi, tu čia man buferis 4000 overnight part for nepenka. Ne, čia. O kiek šiaip 200 kainuoja? Šiaip tokie nėra brangios mašinos, ten po 2-3 gabalus. Iki pusantro Jo, gabalo. apie 2-3. Niegi Aš nėra. savo, labai aš savo, kur brangios. pirkau, kur turėjau praeitą žiemą, tai palauk, kiek aš mokėjau?
Štuką gal man vis mokėjau. nusipirktų žiemai. Ne, tu daugiau štukos už mašiną nemoki, pradėkime. Aš tikrai nemokėjau daugiau nei štukos. Ne. Ten buvo gal štuka, kažkas apie štuką. Jo, bet kas ten su tiltu jau buvo negerai, pala. Mes Kokis su jo tiltu? su jo tiltu viskas buvo gerai, bet Aš mačiau, kad virinosi tas tiltas. užvirinom reduktorių pirmiausia. Ir nesuvirino tilto. Ir net internetas vaišydavo įdingo, ble. Tiek užvirino. Kas taip nulūžo, kaip nulūžo Trojeso tiltas, kuris turėjo. Nes ten toks lavonas buvo. Ne, iš tikrųjų, kameros batkė man. Man tas Dar riestas vienas, buvo bet- taip surudėjęs, kaip tas Subarikas, kur aš rodžiau 700, jeigu ne dar blogiau ten buvo. Toks lavonas. Ten pas man Lexus'e nebuvo daugiau ką virinti, tik diffo jau. Jo, tikrai. Bliau, negaliu. Difas ir tas ant garbės žodžio, ble, virinos. Atsimenu, atvarau į garažą. Žiūrėk, Mindė, tik parodysim, ką daro. Blogai darai. Mantve, tavo tiltas nulūžo taip kaip ryšys, ne? Aš galiu apsiginti ar neleisiu. Ne. Aš atsiprašau, Aš nemanau, kad yra čia kaip pasakyt- apsigint. Paskutinį dalyką. Aš vienintelį kartą mačiau, kai žmonės, man čia apie tą Leksą kalbant, kai žmonės tekina silent bloką rankomis. Nes, ne tai, kad staklėse, nes drėlė pasiėmė. Silent block. O tai čia techniškai pagal apibrėžimą nebūtų tiesiog grėžimas, o ne tekinimas. Ten buvo fucking amazing tas vakaras. Jo, buvo. Neblogai. Pažiūrėk, net Mantvio kamera pasikeitė, ble. Internetas atsirado. Kas atsitiko? Wide Wide angle. angle įsijungia. Ok. Nežinau kodėl. Nu, tai kas O, dar o. turi kažką parodyti? Aš galiu. Davai. Kol Vilius pajungs, aš pabandysiu apsiginti apie Lexus. Šiaip aš pirkau jį žiauriai pigiai, bet kai užvirinom... Pardavau žiauriai brangiai. Kol neužvirinom jo difo, tai viskas su juo buvo ok, bet užvirinom difo, pradėjo abu du ratai kastis ir tada išlūžau šakiai nuo tilto. Ir tvirtinimas šakiais ant tilto, jis tiesiog neturėjo kur būti virintas. Nes tiltas išbuvęs. Klasikinis Lexusas. Man čia, o kam pardavėjai tą mašiną, klevukui? Jo, klevukui kažkokie. Tiesiog tu pražudai žmogų, realiai. Jis žinojo, aš Jis gyvas. aš jam parodžiau nuotraukas, pasakiau, kaip yra padaryta. Jis viską žinojo. Tu jam raktinis žodis padaryta pasakėjai. Bet man Jis namo parvažiavo. ar pasakymas, kad jisai žinojo, atitinka, kad suprato. Seni, jisai nuėjo į mokyklą nebūtinai. kitą rytą į mokyklą, nuėjo, sako, aš nusipirkau darytą Lexusą. Bet aš jam... Žiūrėk, dabar aš jam- plot twist. aš- Tas, kur rodyt skelbimą, tai Mantvės yra tas antras. Ai, donoras. Taip, visiškai įsivaizduoju. Aš jam daviau kontaktą, kur galėjau nusipirkti naują tiltą. Mintis Naują kontaktą. Lexusą. Kauno Tu gi- tiltai.lt. Gerasis samarietis, bet At least I tried. seni, Net aš šitą tam Toyota žmogui IQ esu koją matęs. nupjoviau, bet Jo, šitą Daviau jam, visi turbūt yra matę. Šitą daug kur Čia bandė parduoti, bet vainiaus. niekas neperka. Vainiaus, čia yra šito Aфиген. čilelio, kuris Čilė turėjo tą kapučiną. Čia driftinė turėtų būti, bet nėra. Tai va, Kiek tai tai čia dabar kainuoja? dabar 6. Eina. 5,000 per daug. Taip. Bet čia ta Čia- nuo 16 metų, čia nu, Ne, čia normali mašina. B. normali mašina. taip, 7,2 kW. Ei, už ką? Kokia čia tema? Parodyk aprašymą, jis apie jį daug prirašęs buvo, atsimenu, jis skelbimuose buvo mes. Jo, galingiausias variklis Aston Martin Signet. Žinai, seni, pas mane motoras kaip iš Aston Martino. Štai vis.
Jo, kai turi 323F Mazda irgi, kai mano lempos kaip iš Jo. Aston Martino arba Miatos. Iš kur tos ten rankenėlės. Maseračio rankenėlės, man atrodo. Tai va, čia antras. O, Kur va šitie geri. Geras, Lemba, čia tai jo. kaina. Čia jo, geras. kaina gera. Kiek kaina, aš nematau, man lagina viską. Čia galas varomas vien dėl to į driftą. 4, Geras. 3. Su Nedaug. realiai. užuolaidom. Blembai, driftą tokio aš neįsivaizduočiau, jaučiu, niekas nėra pasaulyje padaręs. Tai vad būtent. Būtų Gali cringe. būti pirmas. Nu tai ką, keis vapą ir Blemba, pagnalį. Pažiūrėk, kiek vietos Gerai. turbinų. Sau. Tu manai, Kapoto nevažiuok laikiklis tas motoras? geras. Pagalį priduoda į komplektą. Aš manau, kad jisai automatas yra, ne? O čia, Tas pala, mechanis išlenda iš tos Mechanki. pala, gali padidinti, kur kapotas atidarytas dar. Tarpinių dar duoda. Kapoto, žiūrėkit, kokia apmušimas garso izoliacijos. Ta pati, ta kur. Deimančiukai siūtas, Labai ne? rimta. Mhm. Čia yra žiauriai fainai, bet čia iš tikrųjų yra galvos skausmas nesveikas. Va, Jo, tu jo. čia. Mindė, čia ne galvos skausmas, čia kai iš ten nusipirki, iškart pas proktologą abonementą išsipirki. Čia oro paėmimas toksai. Tai italianai, tai italianų, kitoj pusėje nėra nieko iš viso. Tiesiog Tai kilpa, mi scusi. turbūt, Mi scusi, Maserati, biturbo. Buvo Nu, įdėvati. gerai. Kitas toks, Įparipapi. kitas toks liūdnesnis. Ne, aš matau, kad tik geriau galima. eiti. Let's go. O, ai, va, veikia. O. Fucking sad. Jo, čia iš Lenkijos paskutinių įvykių. Čia dar 30-ukas stovi šalia. Kada Ir dar 2 štukų prašo šitą skenduolį. Iš kiek lažinamės, kad Zdarovinis tą 30 jau nupirkęs. Aš jau valyklis stovi. Mes sprendžias, Wow. Kaka. Dumblai. Kas čia Lenkijoje buvo su šitais skendimais? Buvo Potvynis buvo. Potviniai buvo. Kada čia? Vasara, man atrodo. Jo, jo. Prieš porą mėnesių kažką. Mantelė, labas rytas. Ai, bet čia Jo, tik gaidžiukas visai. 4 Dar cilindrų. vištukas už tokį gaidį prašo. Ne, čia jau Jeigu- čia. Ne, Gal čia- zlotais, tai čia 500 eurų būtų. Partautas kažkoks. Zlotais logiškai jo. O, Bet šito fotkį tai iškalbinga. Ta fotka Ne. daug pasakė. Gerai panėrė. šiaip šito tai negaila, man gaila huligano labiau. Šitas tai pokai. Ir čia buvo toksai dar cringinis su Ai, liubdukais. Nu, bet irgi Lietuvos drifto toks. bendruomenė, šiautautas, Ramoškai. Ja, čia toks. Dėl spalvų. Ramoškai. Grinai dėl O. spalvų. Oho. Wow. Na, dar vienas McDonald's fanas. Kas turi būti galvoj, kad tokius galvotum dažyti? O. O. Eik tu, na. Gilaus ciklo akumuliatoriai. Eik tu. Bet rankinis kaip nueina gerai išlenktai. Aha, ir Bet pagal. baisu. Panelę. Bet baisu. Baisu. Biteriuks, kiek jis žinori, jaučiu dahuja ir norės dar, ne? Čia va, Norės kaip man tai sakė. Čia kaip man tai pasako, o realybėje taip netrodė. Tai čia gerai atrodo. Čia Čia kokia 800 eurų mašina. Štuk 800. Aštuoni. Fucked up. Na. Už Bet čia ką? dar 323, silpniausia versija 6 cilindrų. Pilnai sutvarkyta, liko sulaukti sniego. Mhm. Mašina verta, kas supranta, mašina verta. O lyretanas pakabojo. Sure it is. Šiaip turėtų būti parašyta, pilnai sutvarkyta, liko sulaukti metalo preso. Yeah. Tai gal Nežinau. be ratų, be ratų paims 1.7. Aš šiaip už 10 ratų lietnykų, tai 100 eurų sumokėčiau. Jo, paskambink. Nu, taip. nu, Ten buvo Lietuvos parašyta drifto mašina bendruomenė. tiem, kas supranta. Jo. Eik tu. I know what I have, senė, 323, sedan. Pagnalė. Jo, mašina, kas supranta. Kas dar neparodė savo
Ko? Nu ką, smagu, skanų gardų, Malonu. Šiaip visai gerai buvo. visai Neblogai čia įdomu. pasižiūrėjom. Gal tema tokia sudėtingesnė buvo. Nebuvo Jo. krinžų. Nebuvo išdirbta tema kažkaip iki galo. Kažką trūksta, Nu ne? jo, kaip 15 minučių prieš pristatymą pakeitėm temą. Nes, pavyzdžiui, geriausi winterbeateriai tai va būtų aiškesnė tema. Bet nieko, viskas gerai. Čia visai gerai. Čia jau suka mintis apie tos sparnelius už tų durų. Ne, Ta suprantu. proga, Jisai, žinok, Ta proga- suvargė, jisai kažkas spėjo pabėgti ir suvargyti. ta proga, jeigu iki šio momento išžiūrėjot kažkas, galit komentaruose pasiūlyti sekančią temą, apie ką mes galėtumėm pašnekėti, kad nebūtų taip cringe ir nebūtų svetimos gėdos dabar žiūrėti, kai mes čia nusišnekam ir bandom įsivartyti iš gaidžio. Ir- Bet, jo, Nebūtina Siūlyk. ir skelbimų tema. NT skelbimų tema. mantelis tai žiauriai Jo, nori aš nekilnojamo turto norėjau padaryti. sakyti nekilnojamo turto irgi, kad reiktų kažkada padaryti. Ne, ten tai Reiks, labai... gali būti, kad turėsim svečią kažkada vieną įdomų, ne? Ir turbūt ilgalaikis svečias mūsų bus. Jo, pabandysim įnešti kažką naujo galbūt, bet tai čia jis sakė nuo kitų metų, tai nuo sausio, tai aš nežinau, ar mes spėsim dar padaryti gruodį vieną. Galimai gal spėsim, šiaip dar Reikia padaryti kokį kalėdinę autizmo temą. Nu tai realiai reikia per naujus metus ten kokią pusę 12 skambint, kad atvažiuoju per... random skambučius tiesiog. Ne, tai apie autizmą šiais metais nepadarysim, nes džiugo atsakymai bus tik sausį, tai Dėja. dėja. Aš tai manau, kad reikia Išsikrovė jau kamera. Karzen Hatersus padaryti gyvas susitikimas su Alum ir tada prigalvosim temų gerų. Supertelė. Su pirtelė. Reikia tokį getaway, žinai. Tokį getaway padaryti. Team buildingo reikia. Team buildingą reikia, Mantvi. Brainstorm. Kodėl aš? Nu, Kodėl? tu vaivadas. Nes tu planuoji pirkti 9-vietį busiuką, mačiau tai. Tai bet ne aš laimėjau šiandien Mindy laimėjau, man atrodo. Mindy laimėjo. Jo, šiandien aš laimėjau. Kas galėjo pagalvoti? Suradau podcast'o metu skelbimą. Labai gerą radai. Taip. Ačiū. Neatsimenu, kolektyvas. koks buvo, primink. Subaru Legacy už 700 eurų visas O, jo. perkodas. Off-road. Labai geras. Pons Dar Lavons. vieną atsidarysiu. Ir kažkokių baigiamųjų žodžių reiktų, ne? Norit kažkas kažką pasakyti dar? Noriu pasakyti, kad sekite Mantą Kerevičių jo kanale, sekite mane Do Better Garage, biškai paleisiu vlogų porą, sekite Mantvidą visose jo kanaluose, Pirkite iš Eidvilo Mazda. pas Eidvilą galite Mazdą nusipirkti, pas Vilių galite Miatą nusipirkti, pas Žiugą galite Šponkų Autizmą nusipirkti. pasigauti. Zanakso, jeigu kam reikia, tai I've got your man. Džiugas gali pasidalinti psichologų kontaktais. Nemažai Jo. parinkau paskutiniu metu. Aš manau, kad svarbiausias dalykas tai būtų, kad gal pasiūlytų kažkas įdomių temų, kokių, kur mes gal nepagalvojam patys kartais, nes mes tokie visi užsisklendę savo mažam pasaulėlį esam. Jo, pakomentuokit bet ką, parašykit bet ką absoliučiai komentaruose, šiaip įdomu tiesiog pabazarint komentaruose, atrašyti. Jo, aš visą Pastebėkit, laiką skaitau. Ar ir mes atrašinėju. girdėjom, kuris labiausiai girdėjo podcast'o metu? Kuris? Nežinau. Realiai tai ne vienas. Nuo nealkoholinio. Pas Ai, mane šiaip- akis siaurėja. Labai įdomu, ar man čia vienam kanapinis šlykštus, ar ir su man tu tikrai kažkas negerai, ar... Ne, Ar čia su manim negerai? Viskas gerai, bet aš turėjau tik tai vieną. Visi kiti buvo Kauno nealkoholinis salas. Nesvarbu, bet tu vis tiek turėjai kanapinį. Jis Turėjau. fucking šlykštus Kanapinis alus. neskanus. Aš Taip. iš vis dabar damušnėjau sidrą. Pabaigai tai va. Aš va iš vis Ispaniją palaikau šiuo metu. O, Estrela. Ne, Estrėja. Jo, šiaip kietai, labai džiaugiuosi, kad va, Vilius prisijungi. Šiaip mūsų sąstatas didelis, galite pakomentuoti, ar jeigu iki šiol da klausyt, ar 6 žmonių jau per daug yra. Ja. Pliusų Ar ne per minusų daug? vakaras bus. Jo. Man vidai po to pasakymo, kad mūsų sąstatas didelis, norėčiau pridėti vieną pasakymą. That's what she said. Kas kitą savaitę sės ant karštosios kėdės. Jo, bet 6 žmonių kalbančių jau yra šiaip daug ir
aš tikrai pastebėjau momentų, kai visi pradėjom vienu metu kalbėti, tai įdomu, ar klausantiems žmonėms nebus too much. Aš manau, kad pats didžiausias dalykas, ką mes galim padaryti savo žiūrovam, tai yra visiems būti vienoje vietoje įrašinėjant. Tai yra beveik neįmanoma padaryti, bet labai įdomu būtų gyvai. Ir aš jums siūlau patalpas. Tai davai. Netgi 2 galiu pasiūlyti dabar. Džiugas jau pasiruošęs, kepurė užsidės buvo. Aš jau laukiu. Džiugai, prašau, podcast'o pabaigai nusimk kepurę. Šiaip labai dabar